Turbūt sveiki visi, laba diena. Labai malonu, kad susirinkote taip gausiai į šį Valstybinės lietuvių kalbos komisijos forumą, kuris, kaip turbūt matėte skelbime, vadinasi, ar vis dar esame maža tauta su dideliu žodynu. Ir ne šiaip sau tokie žodžiai pasirinkti, o tai yra Vytauto Mačernio 20 amžiaus viduryje viename iš ketureilių parašyta frazė, tas ketureilis maža tauta su dideliu žodynu, kaip tu į Nemuno pietinį krantą su juo išplaukt galėsi, jei kaimynai tavųjų žodžių turto nesupranta. Tai mes turime ir ne tik tai tokią gražią mintį mūsų 20 amžiaus poeto išsakytą, bet tuo pačiu dar yra ir viena proga, kodėl šis kalbos forumas organizuojamas. Tai mes švenčiame šiemet Kazimiero Būgos pirmojo lietuvių kalbos žodyno sąsiuvinio 100-metį. O aš esu Tomas Ryklius, LRT klasika bendradarbis ir kartu su kolege Gabriele Kloniūnaite kiekvieną trečiadienį mes vedame laidą Kalbos rytas eteryje, kur aptariame įvairiausius kalbos klausimus. Dėl to labai įdomu šiandien man pačiam bus išgirsti jūsų įvairiausias nuomonės, jūsų prieigą prie žodynų, žodiškumo įvairiausių aspektų, o jeigu ir nepažįstamas jums formatas šito kalbos forumo, tai trumpai pristatysiu. Pirmiausiai mes išgirsime 2 pranešimus, kuriuose bus aptariami aktualesni aspektai žodynų ir žodyniškumo. Tuomet pristatysiu antrojoje dalyje 6 diskutantus, mūsų diskusijos dalyvius, kurie trumpai pristatys savo pozicijas ir galiausiai jau pereisime į visiškai laisvą ir atvirą diskusiją, kur kiekvienas norintis galės tikrai išsakyti laisvai savo poziciją ir savo nuomonę. Šitas forumas tiesiogiai transliuojamas ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos YouTube kanale, tai galite jį stebėti ir nuotoliu prisijungę ten, arba čia susirinkę kartu į mūsų Microsoft Teams platformą, kurioje dabar ir vyksta forumas. Ir forume dalyvauja, jį stebi tikrai ne vienas specialistas, tai Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė daktarė Violeta Meiliūnaitė, kiti komisijos nariai, Lietuvių kalbos instituto mokslo darbuotojai, vertėjai, žiniasklaidos, stebėsenos ir komunikacijos ekspertai, logopedė ir taip pat netgi gamtininkas. Tai pirmoje šitas forumo dalyje mes vienas techninis visiškai aspektas, ką manau reikėtų paminėti, tai prieš mūsų pranešimus, kad kai vyksta prisistatymai arba kai yra daromi pranešimai, tai labai prašysime visų prisijungusių prie šio forumo įsijungti mikrofonus, kad tiesiog pašaliniai garsai kalbėtojams netrukdytų. Ir pirmoje dalyje, pirmasis mūsų pranešimas, tai bus Lietuvių kalbos instituto bendrinės kalbos tyrimų centro mokslo darbuotojos, šio centro vadovės, daktarės Anželikos Gaidienės, kuri mums papasakos apie vienakalbių žodynus lietuvių kalbos išteklių informacinėje sistemoje e-kalba, skirtumus ir paieškos galimybės. Ir manau, šitas pranešimas turėtų būti aktualus ganėtinai visiems dėl kelių aspektų. Vienas iš jų, tai turbūt tikriausiai kiekvienas susidūrėme, jeigu po ranka nėra popierinio žodyno, tai kągi daryti, kai norisi pasitikrinti žodžių reikšmes ir kur jau ieškoti tų tokių patikimų žodyninių aprašų ar sinonimų. Google paieškos sistemoje įvedus paieškos žodžius lietuvių kalbos žodynas ar žodynas, tikrai rasime ne vieną variantą, žodynas.lt ar lietuvių kalbos žodynas.lt, kurie nėra oficialūs Lietuvių kalbos instituto sudaryti žodynai. Bet klausimas yra, tai kaip rasti patikimus šaltinius, ir norėčiau perleisti žodį Anželikai. Labadiena visiems, ačiū Tomai už pristatymą ir tokį išsamų temos pristatymą. Iš tiesų ir bandysiu šiandien atsakyti į tuos jūsų paminėtus klausimus. Greičiausiai matote mano skaidres. Tai pagrindiniai klausimai, į kuriuos šiandien ir noriu atsakyti, arba kurie dažniausiai kyla visuomeniai ir kurie pasiekia mus, leksikografus, tai būtų tokie.
kur ieškoti lietuvių kalbos žodynų. Jeigu mes jau surandame tuos žodynus ir pamatome, kiek jų yra, tai kuogi jie skiriasi. Ir taip pat trečias klausimas yra, kaip atlikti paiešką šiuose žodynuose. Aišku, šitos klausimus per savo pranešimą aš šiek tiek išplėsiu, parodysiu, šiek tiek ir kitokių dalykų, bet, visgi pagrindiniai klausimai yra šitie trys. Tai pirmiausia ir pradėkime nuo pirmojo klausimo, tai kurgi reikia ieškoti lietuvių kalbos žodynų. Ir pirmiausia, ką daro šiuolaikinis žmogus, tai žinoma, pirmiausia, jis informacijos ieško Google paieškoje. Ta pabandžiau padaryti ir pati, įrašiusi į Google paiešką žodį taiklus. Ir, ekrane jūs matote rezultatus, kokius aš gavau. Tai pirmiausia, informacija yra pateikiama iš svetainės žodynas.lt, kas žinoma mūsų nedžiugina, nes ši svetainė nėra oficiali, nėra žinomi jos nei autoriai, nei sudarytojai, nei institucijos. Ir kaip jūs galite matyti irgi ekrane, kad duomenys yra pateikti dažniausiai iš dabartinės lietuvių kalbos žodyno, kartais ne visai iš šio žodyno, kartais yra sukompiliuoti iš kelių žodynų, bet visgi tai nėra patikima svetainė, bet dėja, kaip mes matome, ir mokiniai labai dažnai ją naudojasi, ir studentai labai dažnai naudojasi, bet ir apskritai visuomenė, kuri, tarkim, nežino, kad yra oficialių svetainių, kuriuose mes galime pasitikrinti tam tikro žodžio reikšmę arba pavyzdžius ir panašiai. Ir ketvirtoje vietoje jūs galite matyti tik lietuvių kalbos išteklių informacinę sistemą e-kalba, konkrečiai yra pateikta nuoroda į bendrinės lietuvių kalbos žodyną. Ir apačioje dešinėje pusėje jūs matote iš šio žodyno pateiktą leksikografinį straipsnį būdvardžio taiklus, taikli ir galite palyginti, kiek yra šio žodžio reikšmių, tai yra 4 reikšmės įskirtos, kiek mes turime įvairių pavyzdžių ir panašių dalykų. Tai žinoma, spręsti kiekvienam iš mūsų, kaip ieškoti tos informacijos, galima ir tokiu būdu. Svarbiausia, reikia žinoti, koks šaltinis arba kokia svetainė yra patikima arba nepatikima. Mes, žinoma, rekomenduojame iš karto keliauti į e-kalbos svetainę. Ji tam yra ir sukurta, tai yra savotiškas lietuvių kalbos išteklių Google'as. Ir šioje svetainėje yra labai patogios paieškos. Kaip matote, yra pateikta labai daug įvairių išteklių, naudingų išteklių, kurie gali praversti tiek redaktoriam, tiek mokytojam, tiek mokiniam, tiek bendrai visai visuomeniai. Ir šiandien aš daugiausia pristatysiu vienakalbius žodynus, konkrečiau tai yra 4 žodynus. Tai yra bendrinės lietuvių kalbos žodyną, dabartinės lietuvių kalbos žodyną, lietuvių kalbos žodyną ir labai trumpai lietuvių kalbos naujažodžių duomenyną. Kuo skiriasi šie žodynai, kuriuos aš paminėjau? Pirmiausia, parodysiu 3 pagrindinius aiškinamuosius lietuvių kalbos žodynus, kurie paprastai yra painiojami, nežinoma, kuriame kokios informacijos mes galime ieškoti. Tai šiandien pabandysiu, sudėlioti tokius akcentus. Tikiu, kad kai kam šitą informaciją yra tikrai labai žinoma ir naudinga, jau nebebus kaip ir naujiena, bet tikiu, kad yra ir kita dalis visuomenės, kuri visgi dar painioja ir kuriem kyla klausimų, kuriame žodyne, ko ieškoti ir kuo jie skiriasi. Tai pirmiausia, turiu pasakyti taip, kad visi 3 žodynai yra aiškinamieji žodynai. Kartais mus pasiekia tokie kaip ir mitai, kad lietuvių kalbos žodynas nėra aiškinamasis žodynas, kad jame nėra apibrėžta reikšmių. Tai iš karto galiu pasakyti, kad tai nėra tiesa, šis žodynas, kaip ir kiti 2, yra aiškinamasis žodynas. Kaip matote ekrane šio žodyno, ir aš manau, kad tikrai puikiai žinote, kad šio žodyno yra išleista 20 tomų. Pirmasis tomas pasirodė 41 metais, o paskutinis 20-asis 2002 metais. Ir ką svarbu prisiminti, kalbant apie šį žodyną, kai juo naudojatės, tai kad jame yra užfiksuota leksika nuo 16 iki 20 amžiaus. Taip pat yra įtraukta leksika iš tautosakos, tarmių, grožinės, mokslinės literatūros, periodinės spaudos. Šiame žodyne mes galime surasti informacijos apie žodžio geografiją, kilmę, istoriją, taip pat gramatiką
gramatika, semantika ir panašiai. Ir kas dar yra labai svarbu, kad naujais kalbos faktais šis žodynas jau nėra pildomas ir nėra atnaujinamas. Na, reikia suprasti, kad tai yra tam tikro laikotarpio žodynas, galima sakyti kaip tezauras lietuvių kalbos, istorinis žodynas, kuris atspindi tam tikrą laikotarpį ir daugiau, na, žodžiu, bent jau kol kas jis naujais duomenimis nėra pildomas ir nėra atnaujinamas. Kitas žodynas yra dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Ir, na, jo iš viso yra 8 leidimai ir čia daugiausia kalbėsiu apie 8-ąjį leidimą, tai aišku, tai irgi yra aiškinamasis žodynas, kad jame daugiausia pateikiama dabartinės bendrinės lietuvių kalbos leksika, taip pat nenorminių, neteiktinų, vengtinų žodžių jame nėra. E-kalboje yra pateikiamas tas 8-asis leidimas, išleistas 21 metais. Ir taip pat noriu pabrėžti, kad nuo 2021 metų šis žodynas nėra atnaujinamas ir nėra pildomas naujais faktais. Taigi viskas, kas pasirodė po 2021 metų, kokios normos, tarkim, kirčiavimo arba nebūtinai kirčiavimo, žodžiu, šiame žodyne jau nėra atspindėti. Ir naujausias žodynas yra bendrinės lietuvių kalbos žodynas. Aš labai atsiprašau, gal galėtumėte išsijungti garsą, nes... Dėkui. Naujausias žodynas yra bendrinės lietuvių kalbos žodynas. Jame yra aprašoma dabartinė bendrinės lietuvių kalbos leksika. Jame taip pat nėra nenorminių, neteiktinų arba vengtinų žodžių. Kaip matote, internete jis yra skelbiamas nuo 2013 metų. Tačiau yra vienas dalykas, kad šis žodynas nėra baigtas ir kasmet pasirodo jo naujų dalių. Šis žodynas, kadangi yra internete, tai nuolat yra atnaujinamas ir mes labai greitai reaguojame į įvairius pokyčius, tai yra ir normų pokyčius, ir, tarkim, ten reikšmių pokyčius ir panašiai. Žinoma, stengiamės labai greitai reaguoti pagal mūsų galimybės ir pagal mūsų užimtumą. Tai tokie būtų pagrindiniai šių 3 žodynų skirtumai. Net irgi neabejoju, kad žinote ir kaip atrodo leksikografiniai straipsniai, tai labai trumpai irgi per kelis pavyzdžius parodau, kad kuo skiriasi šitie žodynai. Pavyzdžiui, lietuvių kalbos žodyne žodis širšė yra apibrėžtas taip: klostinių vapsvų šeimos vabzdys. Dabartinės lietuvių kalbos žodyne šis žodis turi tokią apibrėžti: stambus vapsvų genties vabzdys. Ir jau galime pamatyti, kad bendrinės lietuvių kalbos žodyne šis žodis yra apibrėžtas kitaip, atsisakyta, na, tų tokių sudėtingų terminologinių žodžių ir pabandyta pasižiūrėti į žodį, na, galima sakyti, šiek tiek kognityviškai, apibrėžiant jį per funkciją ir per išvaizdą. Tai, kitaip sakant, širšiai yra skaudžiai geliantis stambus vabzdys, juodai ir geltonai dryžuotų kūnų. Na ir dar vienas pavyzdys, toks jau chrestomatinis, kur mes labai dažnai rodome, kai norime parodyti skirtumus žodynų, tai būdvardis agresyvus, kuris lietuvių kalbos žodyne turi vieną reikšmę, dabartinės lietuvių kalbos žodyne taip pat turi vieną reikšmę, na, o bendrinės lietuvių kalbos žodyne, kaip matome, jau turi net ir 8 reikšmės. Čia irgi aš neišsiplėsiu, kas norėsite, galėsite panaršyti ir pasižiūrėti, kokiosgi yra tos reikšmės. Na ir dar vienas išteklius, apie kurį tikiu irgi esate nemažai girdėję, nes kolegės dr. Rita Miliūnaitė ir dr. Agnė Aleksaitė tikrai labai dažnai pristato šį išteklių, kadangi, na, toks labai įdomus išteklius, tai yra lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas. Ir labai trumpai priminsiu, kokiosgi informacijos galima ieškoti šiame duomenyne. Tai pirmiausia, kad jame yra kaupiami nuo 20-ojo amžiaus pabaigos lietuvių kalboje atsiradę ir dabartinėje vartosenoje atsirandantis nauji žodžiai, žodžių junginiai, santrumpos, taip pat naujos reikšmės. Kas yra labai svarbu, kad šiame duomenyne informacija apie naujažodžių kilmę yra taip pat pateikiama, apie naujažodžių vartojimą ir norminimą galime surasti informacijos.
Taip pat, kas yra svarbu, kad įtraukiami tik tie žodžiai, kurie jau yra viešai bent kartą pavartoti kažkokiame ištekliuje. Kas yra dar labai svarbu, kad duomenyne yra pateikiami kalbos faktai, nebūtinai yra taisyklingi ir ne visi teiktini bendriniai kalbai. Tai šitą faktą, irgi reikėtų įsidėmėti, nes kartais girdime tokių klausimų, kad, kaip čia taip yra, kad ne visi žodžiai yra čia norminiai, bet duomenyno paskirtis būtent tokia ir yra. Ir taip pat šis duomenynas, kaip žinote, nėra baigtinis, jis yra nuolat pildomas, jūs galite irgi siūsti savo pastabų, siūlymų ir panašiai. Ir dešinėje pusėje irgi matote pavyzdį, plačiau nekomentuosiu, manau tikrai apie šį duomenyną žinote ir galite papildomai irgi pasižvalgyti po jį. Daugiau dėmesio noriu skirti dviem žodynam, kurie dažnai yra painiojami ir nežinoma, kokie yra jų skirtumai. Tai yra du žodynai. Tai yra bendrinės lietuvių kalbos žodynas ir dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Tai kuogi šie žodynai skiriasi, pabandžiau skirti tokius pagrindinius dalykus, nors mano kolegė, daktarė Danutė Liutkevičienė, tikrai ne vieną kartą irgi yra skaičiusi įvairių pranešimų šią temą. Tai kuogi skiriasi šie du žodynai? Tai pirmiausia, skiriasi apimtimi ir naujumu. Tai šiuo metu į bendrinės lietuvių kalbos žodyną jau yra įtraukta per 9 000 naujų žodžių, taip pat nemažai naujų reikšmių, kurių nebuvo dabartinės lietuvių kalbos žodyne. Tai galite matyti apačioje įvairių pavyzdžių ir aktyvinti, ir netektas dalyvumas ir panašiai. Kas yra svarbu, kad šis žodynas dar nėra baigtas, kaip ir minėjau, kasmet pasirodo naujų dalių ir kurios dalys jau yra paskelbtos, mes galime matyti patekę į patį žodyną, viršutinėje juostoje yra abėcėlė, tai va tos raidės, kurios yra tamsesnės, tai vadinasi jau visa raidė yra įkelta į internetą ir suredaguota, tos, kurios pilkesnės, sakykime, ne visa raidė yra įkelta arba tik jos dalis. Ir kalbant apie apimtį šitų žodynų, tai jau dabar bendrinės lietuvių kalbos žodynas lenkia apimtimi dabartinės lietuvių kalbos žodyną ir jūs matote ekrane pavyzdį, tarkim, K raidės, tai 5 kartus jau viršyje bendrinės lietuvių kalbos žodynas viršyje dabartinės lietuvių kalbos žodyną, kalbant apie konkrečiai šią raidę. Taip pat skiriasi normų pateikimas, kaip ir minėjau, naujausių dalykų reikia ieškoti bendrinės lietuvių kalbos žodyne. Čia matote pavyzdį žodžio dalinti, kuris bendrinės lietuvių kalbos žodyne dar yra pateikiamas kaip šalutinis normos variantas, o bendrinės lietuvių kalbos žodyne dalinti ir dalyti jau yra pateikti kaip visiškai lygiaverčiai normos variantai. Taip pat skiriasi antraštinių žodžių pateikimas, tai toks pagrindinis skirtumas yra toks, kad bendrinės lietuvių kalbos žodyne yra atsisakyta lizdinio žodžių pateikimo būdo, yra iškelti atskirai ir prieveiksmiai, deminutyvai, veiksmo žodynė ir būdvardiniai abstraktai, taip pat atskirai yra iškelti žodžių junginiai, vietovardžiai, mitologiniai vardai, valstybių ir gyventojų pavadinimai. Ir dar vienas dalykas, kad visi apibrėžtise vartojami žodžiai, išskyrus asmenvardžius, žodyne iškeliami ir taip pat aiškinami kaip antraštiniai. Irgi mes matome čia pavyzdžių, abejoti, abejojimas bendrinės lietuvių kalbos žodyne yra pateikti atskiruose straipsniuose. Apačioje matote abejoti iš dabartinės lietuvių kalbos žodyno ir matome, kad viskas buvo pateikta viename lizde. Taip pat absurdo teatras junginys iškeltas, kaip ir minėjau, valstybių vietovardžiai Kyjivas ir Kijevas yra irgi variantas, Europa mitologinis vardas yra ir Europė taip pat. Tai žodžiu, skiriasi antraštinių žodžių pateikimu. Dar keli svarbus dalykai, tai kad bendrinės lietuvių kalbos žodyne yra žymimas sintaksinis junglumas, tai kitaip sakant, matyti valdymas skliaustuose yra, kaip matote, nurodyta, ką, prie ko, su kuo, kam ir panašiai. Tokių dalykų dabartinės lietuvių kalbos žodyne nerasite.
Ir dar vienas skirtumas yra toks, kad visų žodžių pateiktų iliustracinėse sakiniuose kirčiavimas, tai kitaip sakant, bendrinės lietuvių kalbos žodyne pavyzdžiuose yra kirčiuojami visi žodžiai. Labai yra patogu, jeigu mes kalbame apie, pavyzdžiui, pavojingus linksnius. Tai galime pasitikrinti, kaipgi juos reikia kirčiuoti. Tai tiek trumpai būtų apie šių dviejų žodynų tokius esminius skirtumus. Kitas klausimas, kuris dažniausiai irgi kyla, tai kaipgi atlikti paiešką žodynuose, kad mes surastume tai, ko mes ieškome. Tai irgi parodysiu tokius kelis esminius dalykus, o paskui parodysiu, žodžiu, kur daugiau informacijos galima susirasti. Tai pirmiausia, atlikti paiešką galima bendrai e-kalboje, nes e-kalba veikia kaip Google'as, tai tiesiog patekę į e-kalbos svetainę, į paieškos langelį įrašome bet kokį mus dominantį žodį ir sistema jį išfiltruoja ir pateikia mums rezultatus. Kaip matote, pirmas stulpelis yra šaltiniai, kuriuose tas žodis yra pavartotas, o antras stulpelis mes matome, tarkim, žodžio maigyti rezultatus, kad iš viso yra 160 rezultatų. Ir paskui jau einam per tą sąrašą ir pasirenkam tai, kas mus domina. Kas dar yra įdomu, kad šiuo įrašu galima dalintis Facebook'e, galima parsisiųsti PDF formatu ir panašiai. Bendroje paieškoje galima atlikti paiešką ne tik tiesiog įrašius žodį, bet ir pagal žodžio dalį. Ir kaip galima atlikti tą paiešką, yra pateikta informacija po klaustuko ženklu. Kitaip sakant, paspaudę klaustuką, iššoka tokia lentelė ir mes matome, žodžiu, aprašytas visas paieškos galimybės, tai irgi galima, žodžiu, pasinagrinėti ir tokiu būdu patikslinti paiešką. Ir šiuo metu rodau jums kalad, kaip matote, įrašyta žvaigždutėse ir matome, kad šis žodis jau yra įtrauktas į bendrinės lietuvių kalbos žodyną, taip, kaladė, ir jo visą norminimo istoriją galite pamatyti kalbos patarimuose. Čia aš dabar nerodau, bet apačioje kairiajame kampe matote yra rodyklė. Tai paspaudę ant kalbos patarimų mes iš karto atsidurtume ir pamatytume, žodžiu, visą šio žodžio norminimo istoriją. Taip pat galima ieškoti informacijos ir konkrečiame žodyne, tai šiuo atveju aš rodau jums bendrinės lietuvių kalbos žodyno pasvetainę. Kaip matote, čia yra tikrai daug įvairios informacijos, šiaip pat mes galime susirasti ir bibliografinį šio žodyno aprašą, taip pat veikia įvairios paieškos, irgi pat klaustukas ženklas yra, mes irgi galime pasižiūrėti, žodžiu, kaip atlikti tą paiešką šiame žodyne. Taip pat galima įsiskleisti detalėje paiešką, šiek tiek vėliau parodysiu ir galima ir paaiškinsiu, ką reiškia ieškoti visuose duomenyse. Dar vienas toks dalykas. Bendrinės lietuvių kalbos žodyne yra viršuje pateikta, kaip ir minėjau, abėcėlė, tai paspaudę ant bet kurios raidės, mums sistema išfiltruoja tą raidę prasidedantį žodžių sąrašą ir galima tokiu būdu irgi, žodžiu, ieškoti jūs dominančios informacijos. Paieška kabutėse ir be kabučių irgi yra galima, kuo ji skiriasi. Tai be kabučių, jeigu įrašome žodį, kaip matote, tai pateikia tokį, ilgesnį sąrašą rezultatų, 78. Jeigu mes įrašome kabutėse žodį, tai labai konkrečiai suranda jau tą žodį ir galime matyti tik vieną rezultatą, žodžiu, ir kaip tas žodis yra apibrėžtas. Kitaip sakant, kabutė susiaurina paiešką. Galima ieškoti visuose duomenyse, kaip matote, uždėję varnelę, tarkim, čia šiuo atveju ieškojau žodžio metalinis ir tokiu atveju ieško ne tik pagal antraštinį žodį, bet ieško ir apibrėžtyje to žodžio, ieško ir pavyzdžiuose, gali ieškoti, tarkim, sinonimuose, antonimuose, jeigu būtų ir panašiai. Veikia detalioji paieška, čia būtų galima kalbėti apie ją labai ilgai, bet tikrai neįsiplėsiu, galėsite, jeigu dar nežinote, tai galėsite prisijungti ir pasibandyti. Tai detalios paieškos langas išsiskleidžia paspaudus, matote mygtuką detalioji paieška ir pasirinkimų iš tiesų čia yra labai daug. Čia tiesiog pabandžiau įrašyti reikšmės aiškinimą žodį indas ir man išfiltravo 61 rezultatą. Ir vadinasi, kad apibrėžtyje yra pavartotas šis žodis indas ir matome
žodį druskinė su mikrofono ženklas, tai reiškia, kad šis žodis yra įgarsintas. Ir jo perklausa, kaip matote, yra dešinėje pusėje, tai gali būti labai naudinga mokantis lietuvių kalbos. Galima atlikti detalioje paiešką pagal kelis kriterijus vienu metu. Kaip matote, šiuo atveju aš norėjau, kad pateiktų sąrašą žodžių, tai yra būdvardžių, trečiosios kirčiuotės, galima dar kombinuoti, įvairiai galime žaisti su detaliaja paieška, tai tiesiog rekomenduoju pasibandyti. O daugiau galimybių, kaip ieškoti informacijos lietuvių kalbos išteklių informacinėje sistemoje ir konkrečiai įvairiose žodynuose, duomenų bazėse ir panašiai, galite surasti svetainėje, tiesiog viršuje yra meniu juosta ir ten susiradę pagalbą ir ten yra net, nufilmuota, kaip atlikti kokią paiešką. Ir visai pabaigoje, kaip dabar yra madinga, pasižiūrėti, kągi mums pateikia dirbtinis intelektas. Šiuo atveju pasinaudojau ChatGPT, kuris yra nemokamas ir uždaviau klausimą, tai kokiegi, yra tie patikimi lietuvių kalbos žodynai, kur mes juos galime susirasti. Ir nustebino gerąją prasme, kad, kaip matote, pirma, antra pozicija yra nurodyta Lietuvių kalbos institutas ir antroje vietoje yra e-kalba, tai yra Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema. Biblioteka, žinoma, nurodoma, matyti kaip variantas nueiti į biblioteką, pasiimti žodyną ir pasiskaityti. O tos ketvirta ir penkta pozicijos, kaip matome, dėja nėra patikimi šaltiniai, bet jie visgi yra nurodomi, tuo mes galėjome įsitikinti ir patys pranešimo pradžioje, kad Google'as tiesiog meta tas svetainės. Tai ačiū, tiek trumpai, jeigu būtų klausimų, mielai atsakyčiau. Taip, dėkoju Andželikai, dar ką pamiršau paminėti, tai galite, jeigu tik tai norite, savo klausimus rašyti ir į komentarų skiltį pranešimo metu ir tuomet gal netgi tai būtų lengviau užfiksuoti juos, nepasimiršti. O dabar, jeigu turite klausimų, tai tikrai galite juos užduoti. Gal kažkas turėtumėte kokį klausimą, nes, pavyzdžiui, aš asmeniškai tai kuo be galo džiaugiuosi, nes teko šiemet ypač versti iš senovės graikų kalbos į lietuvių kalbą komediją, tai e-kalba tiesiog nepamainomas išteklius ir ypač sinonimų žodynas, kuris čia berods ne per seniausiai pridėtas, tai buvo tiesiog didis džiaugsmas ir didžiausias pagalbininkas. Ačiū. Mes irgi džiaugiamės ir tikimės, kad tikrai naudojatės šią sistemą ir kad tikrai praverčia jums. Tai nežinau, kol kas nematau nei vienos rankos, galbūt jeigu kažkam kils kažkokių klausimų, tai juos tikrai drąsiai galite rašyti į pokalbio langelį ir tuomet Andželika galbūt galės atsakyti ir vėliau, arba galbūt galėsite užduoti tuos papildomus klausimus jau diskusijos metu, kai perėsime į antrąją dalį, o dabar norėčiau pristatyti ir pakviesti mūsų antrąją pranešėją, tai yra Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė, Žodyno pakomisijos pirmininkė, Vilniaus universiteto filologijos fakulteto docentė ir Taikomosios kalbotyros instituto šitame fakultete direktorė daktarė Vilma Zubaitienė, kuri mums papasakos apie lietuvių kalbos leksikos pokyčius. Nes man atrodo, tema yra be galo aktuali, kai mes susidurėme pirmą ir su kalbos jautrumo klausimais jau šiais laikais. Antra, kai mums tenka vis naujų žodžių įtraukti į savo žodyną, kai kyla klausimas, ar mes spėjame vytis tą pasaulį, kuris aplink mus keičiasi. Ir kokie yra variantai? Ar daiktavardis be galūnės apskritai yra išeitis, ar kaip galima būtų perteikti ir kas kinta toje lietuvių kalboje, kaip tie nauji žodžiai joje atsiranda. Tai tikėkime, mums Vilma ir papasakos. Gerai, tai sveiki visi, malonu matyti nematau, bet tikiuosi klausimų. Tai tema yra lietuvių kalbos leksikos pokyčiai, bet prieš pereidama prie šitos temos jau prie leksikos turiu pasakyti, kad žinoma kalba kinta ir kinta visi kalbos lygmenys ir pagrindiniai tie raidos procesai yra tokie, kad kažkokie senos raiškos priemonės nyksta, tam tikros raiškos priemonės transformuojasi, o kai kurios atsiranda naujų raiškos priemonių per naujadarus ir visa kita. Ir kaip žinia,
lėtesni yra fonologijos, morfologijos ir sintaksės pokyčiai, o kaitliausi yra leksika. Na ir tų kitimų yra visose kalbos atmainuose, tiek tarmėse, tiek sociolektuose, tiek bendrinėje lietuvių kalboje. Taigi galima šnekėti apie viską. Ir kaip akademinės bendruomenės narė, kaip dėstytoja, galiu parodyti vieną iš Jablonskio Ūsų įrašų, kaip patys studentai vertina pokyčius po morfologijos egzamino. Tai yra, kad inesyvas vartotinas, vartojamas, ilėtyvas jį galima išgirsti ir jį galima puikiausiai vartoti įvairiuose stiliuose. Na, o kiti vietininkai jau merdėja, nors iš viso yra lietuvių kalboje 10 linksnių, į ką profesorius Pakerys dar atrašė, kad šauksmininkas yra už tvoros. Tad, žodžiu, tiek. Kas aktyvina dialogą su visuomenė, tai įvairūs straipsniai apie kalbą, kaip baigsiu gal paskutiniu sakiniu, kad aršūs ginčai dėl kalbos tik įrodo, kad tie namai mums labai svarbus ir brangus. Bet, žinoma, kiekvienas straipsnis jis sukelia ir diskusijų, ir pamastai tada apie kažkokį reiškinį. Pavyzdžiui, be čia pateiktos citatos pradžios, labiausiai atkreipiau dėmesį į tokias atkarpas. Reikėtų pagaliau suprasti, jei žodis pradėtas vartoti kokią nors reikšmę, vadinasi, ta reikšmė kalboje jau yra. Jos nebepanaikinsi. Na ir tai viena, kur galėčiau ginčytis, nes reikėtų atskirti savąjį žodyną, kurį vartoji, kokią nors reikšmę, ir visuomenės žodyną. Čia aš nešneku apie knygas, apie žodžių sankaupas, apie aktyvųjį pasyvųjį žodyną. Na ir kitas dar irgi ginčytinas teiginys, kad nesvarbu, kad ta reikšmė, jeigu jinai gali atrodyti nelogiška ir netinkama, jinai vis tiek jau yra kalbos faktas ir mes jį turėtume vartoti. Arba jis įtraukiamas, žodžiu, į kažkokią vartoseną. Kokių yra išorinių veiksnių, tai žinoma globalizacija ir ypač anglų kalbos įtaka. Jeigu vertinčiau darbą kalbos komisijoje, galėčiau net pasakyti pamečiui, kada kokių skolinių buvo įtraukta. Mane stebino kažkuriais metais japonų kalbos skolinių gausa, bet žinoma, labiausiai matoma yra anglų kalbos įtaka. Taip pat mes suprantame, kad kalba lemia technologijos ir skaitmenizacija. Čia galima minėti ir dirbtinį intelektą, ir daug senesnius faktus, elektroninę komunikaciją, stilių perimama, SMS žinutės, socialinių tinklų kalba ir visa kita. Na ir tas vadinamasis tapatinimas su tam tikrų sociolektų. Tai yra, paminėkim jaunimo kalbą, subkultūras, kai atsiranda ir slengas, ir populiariosios kultūros įtaka, ir žinoma visokia vaizdinė galima medžiaga, arba grotažėmės, arba memai. Jeigu žiūrėtume į vidinius leksikos pokyčius, tai žinoma labiausiai turbūt pastebimi pirmieji du. Tai yra naujų žodžių kūrimas ir skolinių įtraukimas, svetimų kalbų žodžių įtraukimas į kalbos sistemą, į leksiką. Kiti mažiau pastebimi, tiesiog reikėtų kartais pasukti galvą, ar ta reikšmė nauja, ar sena, ar buvo kažkur, galbūt mano tarmėje jau tas žodis taip vartotas, o čia nieko nėra nauja. Tai semantiniai pokyčiai sunkiau atpažįstami, o paskutinis dalykas, kad reikia pripažinti, kad žodžiai ir nyksta. Kai kurie pasitraukia į visišką pasyvųjį žodyną, tai yra pavartojami istoriniuose romanuose, tai istorizmai arba etnografizmai. Lygiai tą patį galėčiau pasakyti, kad neprigyja naujadarai, jeigu jie nebevartojami, jie irgi išnyksta ir kelti klausimą, ar futbolas kažkieno buvo siūlytas vadinti spirdžiumi, ar troleibusas vėlabraukiu, ar monitorius vaizduokliu, turbūt jau nebeverta. Ir dar visose diskusijose labai atkreipiu ir studentų dėmesį, kad yra komunikacija ir yra
tas tikslas, tas vadinamasis, ir yra skirtumas tarp kalbos kaip sistemos ir kalbėjimo arba šnekos. Ir jeigu mes į kalbą žiūrėsim per kalbėjimo perspektyvą, tai žinoma, reikia atkreipti dėmesį, kad yra įvairių funkcijų. Tai viena yra perteikti turinį arba informaciją, kita išryškinti tam tikrą formą, pagyvinti savo tekstą. Tada yra būtent socialinė funkcija leidžia išreikšti socialinių žmonių tarpusavio ryšius. Kitos konotyvinė arba emotyvinė turi kitas funkcijas arba norą paveikti adresatą arba išreikšti nuostatas ir jausmus. Na, o metakalbinė paaiškinti nežinomas sąvokas ar ginčytinas sąvokas, kur tu nori savo kažkokias nuostatas parodyti. Jeigu žiūrėtume į naująją leksiką vėl, jinai yra įvairi. Tai pirmiausia, raiškos aspektu skiriamos naujosios leksemos, tai yra žodžiai, ir naujosios reikšmės, tai yra sememos. Taip pat naujažodžiai gali būti skaidomi kilmės požiūriu, tai yra naujieji skoliniai arba naujieji dariniai. Ir taip pat naujažodžiai skiriami semantiniu arba funkciniu požiūriu į referentinius ir ekspresinius. Referentiniai perteikia turinį, ekspresiniai gali perteikti tavo vertybės, tavo stilių, tavo nuostatas ir panašius dalykus. Jeigu pasižiūrėtume į dabar jau žodynus, kiek jie gali fiksuoti tokių dalykų ir kaip jie fiksuoja, žinoma, remiuosi bendrinės lietuvių kalbos žodynų, kai kur dar yra dabartinės lietuvių kalbos žodynas, bet šneku apie tas sąvokas, kurios atėjo į kalbą, jie įvardijimai atėjo neseniai. Na, koks nors atmintukas dar gal turi konkurencijos su skoliniu. Asmenukė taip pat, sakyčiau, turi, privačioje vartosenoje, sakysime, selfis. Riedis man kažkiek buvo, tiesiog nepasižiūrėjau dabar, bet abejoju, ar šitas pats kaip reiškinys, riedis dar vartojamas, yra raitoji policija arba šitie paspirtukai, kaip ten su riedžiais, dabar jau nebežinau. Debesyje tampa mūsų visų gyvenimas, dažniausiai sakom, kelkim medžiagą į debesis arba į debesį, kad kas nors nedingtų. Na ir taromatas tai būtų irgi mūsų kasdienybė. Kitas dalykas, kai mes norim pateikti kažkokį savo požiūrį, nuostatas arba vertybės, mes vartojame ekspresinius naujadarus, tai snukeknygė arba spoksadėžė arba purvasklaida, arba valdžiažmoga ar moteriausybė labai akivaizdžiai tai parodo. Kaip matome, pavartojamos tokios šnekamosios kalbos žodžiai kaip snukis, spoksoti, purvasklaida siejama su žiniasklaida su purvu, valdžiažmoga rodo žmoga ir valdžia, vienas dėmuo rodo liberalėjimą, moteriausybė mūsų buvusią vyriausybę. Ir dabar, jeigu žiūrėtume fiksaciją, kaip bendrinės lietuvių kalbos žodynas tuos visus pokyčius rodo, tai specialiai vieną iš naujesnių įrašų pasižiūrėjau, darbostogas. Tai yra kontaminacinis darinys, kai sulėjamos dvi šaknys, atrodo netipinė daryba, bet tai yra visiškai pateisinama, jeigu to reikia. Ir turbūt pirmiausiai girdėjom šitą sąvoką arba šitą žodį anglų kalbą, workation ar worldliday, o paskui jau šitas žodis įtrauktas ir į bendrinės lietuvių kalbos žodyną. Dabar skolinimosi priežastys, kodėl kalboje buvo skolinių ir jie bus vartojami. Tai pirmiausia yra skoliniai į kalbą įtraukiami naujoms realijoms ir sąvokoms aprašyti. Tada skolinių atsiranda, arba jie bent jau pasirenkami tokiais atvejais, kai naujoji sąvoka arba naujasis darinys ne iki galo atspindi skolinio semantikos ir tada žmogui parankesnis yra skolinys. Na, o kitos abi yra labiau ekspresinio dalyko, stilistikai kažkokiai pažymėti arba savo nuomoniai tapatybei išreikšti, sociopsichologinės. Ir į ką dar reikia atkreipti dėmesį, kad žinoma, naujieji skoliniai jie integruojami į sistemą pamažu. Taigi jie gali pirmiausia eiti išvis kaip originalios rašybos arba kaip citatos, o paskui autentiškos rašybos. Na ir pamažu adaptuojami ortografiškai ir morfologiškai. Ta variantiškumą akivaizdžiai dar rodė anksčiau, bent jau gana neseniai Kapučino atvejis,
dabar tie variantai originaliai matyti ir šitas žodis irgi yra įtrauktas į bendrinės lietuvių kalbos žodyną. Dabar kas yra individualieji arba aukaziniai naujadarai, tai yra tokie žodžiai, kuriuos pavartoja įvairūs žmonės, gali būti autoritetai arba turėti labai rimtas pareigas. Tai yra Rimvydas Petrauskas, žinomas tikrai, tai yra Vilniaus universiteto rektorius, pavartojo naujadarą akademybė, kaip matote, siekdamas, šnekėdamas apie dialogą tarp universiteto ir valdžios. Ir kitam diskurse, kur šnekėta apie platesnę lituanistikos sampratą, kur reikia irgi šitą sampratą toliau skleisti. Fakultete neseniai buvo sochumai, šitą naujadarą parodė Rita Urniežiūtė, įtraukė, žinoma, Rita Miliūnaitė, čia jau jos yra dėka, mes turime tokių naujadarų sankaupą. Taigi vėl niekas nieko čia nei baudė, nei ką, toks poreikis buvo, tokį naujadarą įtraukė ir toks, pats žodis pavartotas ir jis yra traukiamas, kiek jisai prigis, tiek kiek reikės kokiame nors stiliuje arba vartosenoje. Turim suprasti, kad bendrinė kalba turi truputį kitą funkciją. Ir lietuvingliškai, tai visi šnekame bent jau porą dienų apie redą, apie kalbėjimo būdą ir taip, tikrai taip, yra tokių žmonių ir jaunimo, kurie šneka pusiau lietuviškai ir pusiau angliškai. Ir tikrai taip, kai kurie ir mąsto jau angliškai, nieks to nekvestionuoja, bet tai yra kalbėjimo būdas, tai yra šneka, tai yra ne kalbos sistema. Kaip naujadarai rodo vykstančias permainas arba realijas šiuo metu vykstančias, tai akivaizdžiai rodo kitas naujadaras įkeltas Nemuno aušrų, vėl Mažvydas Jastramskas, pripažinkim, turi influencerio arba nuomonės formuotojo etiketę, taigi kaip ir galime įžiūrėti kaip į jo individualų naujadarą, kaip tam tikros saviraiškos požymį. Ir dabar kas yra fiksuojama bendrinės lietuvių kalbos žodyne ir kaip ten kas iš tų naujadarų kinta, kada įtraukiama, kada panaikinama. Keletą idėjų savos kilmės, dviejų šaknų sudūrimo, žaliavalgystė, vegetarizmas ir veganizmas, žaliavalgystė. Ir lazanija, kadangi ilgi buvo mūšiai redaktorių dėl lazanijos, specialiai įtraukiau parodyti lietuvių kalbos žodynas pasilikęs adaptuotą skolinį. Taip pat rodau, kad grotažymės ir memas irgi yra įtraukti. Dulksna, tai yra tas žodis, kur sakiau, Aurelijai paminėsiu, kadangi šiandien yra tikrai dulkė arba dulksna, bet paminėsiu kaip naują reikšmę, kosmetikos priemonės ir irgi kada fiksuota žodyne. Kita reikšmė irgi atėjusi iš, reikia spėti, kad pirmiausia tai buvo teisės diskursas arba teisės terminas, akistata, bet perkeltas į visiškai kitą sritį, tuo susijusi, kad rodo kažkokį susitikimą. Ir manau, kad tam žodžiui gyvuoti labai dar padeda perkeltinės reikšmės, akistata su mirtimi, akistata su pačiu savimi, ko mums kartais trūksta. O kai lituanistinių mokyklų mokytojas paklausė, o ką leksikografai daro su tais naujažodžiais, kurie neprigyja, ar juos slepia, ar nefiksuoja, tai jeigu įtraukta į bendrinės lietuvių kalbos žodyną anksčiau, tai tos padidintos raidės rodo nuomonę leksikografų, kad vis dėlto didesnė tikimybė, kad kalboje prigis rizotas, o tas daugiaryžis yra nunyks. Kiek laiko galima jį fiksuoti ir rodyti, čia jau yra kita diskusija. Paskutinė iš universiteto gyvenimo. Studentai, lituanistai, veikiausiai net ir nepaklausiu, pabandė atlikti eksperimentą, kokia forma yra vartojama, tai čia, kur prirašyta mim, tai ten ta iš vis neadaptuota
tik taip, kaip neadaptuota, fonetiškai adaptuota, taip, o memas ir mymas jau ir gramatiškai adaptuotos formos ir jų nuomonė perspektyvesnis yra mymas ir čia klausimas leksikografams, pagal kokį modelį mes tą žodį adaptuosim. Kiti dalykai, kur kartais stebino, atrodė, kad tie žodžiai nereikalingi, turim sinonimą, tai yra amžėjimas, bet pabandžius pasižiūrėti į internetinį tekstyną, kuris prieinamas Sketch Engine programoje, iš tikrųjų matyti, kad tam tikrose kontekstuose amžėjimo reikia. Jis įtraukiamas, senjoro amžėjimas, demografinis amžėjimas ir jis prigis, nes jo reikia. Na ir ta skaitmenizacija arba elektroninė terpė. Tai pirmiausia, ką jinai atnešė, tai yra daug tokių kolokacijų arba junginių sustabarėjusių. Mes suprantam, kad laiškas, jo prototipas skiriasi nuo elektroninio laiško ir tada tokią savoką reikia ir apibrėžti iš naujo. Lygiai tas pats yra ir su elektroniniu paštu. Irgi pasidomėjus 21 metų tekstynų interneto, matyti, kad šitos kolokacijos gajos, vartojamos. Ir man buvo įdomu pasižiūrėti, kiek vartojama, sakykime, elektroninė bankininkystė arba elektroninis parašas, nes parašas irgi pakeitė savo struktūrą, jeigu turbūt dedate elektroninius parašus, kaip jie atrodo. Taigi dar viena kolokacija laukia savo įtraukimo, į žodyną. Na ir paskutinis, kaip ir darybiškai vertinamas žodis, programėlė. Jeigu mes nešnekam apie kažkokią deminutyvo semantiką, matome čia visiškai leksikalizuotą gražiai deminutyvinę formą, programėlę. Jaunimas vartoja appsus ir tegul vartoja, tai yra jų visiška teisė, jiems taip yra priimtiniau, bet programėlė turi gana gerą dažnumą, taigi šitas žodis tikrai prigis, būtent šita deminutyvinė forma. Apie mamadienius ir tėvadienius visi jau kaip ir žinome, specialiai pasižiūrėjau, kaip kinta šita paradigma dėl žodžio diena, iš tikrųjų tortadienis labai anksti atsiradęs buvo naujažodžių duomenyne ir labai apsidžiaugiau, kad lituanistikos studentė 4 kurso pateikė duomenynui sirgadienį, vadinasi, seka jaunimas, kaip ta kalba keičiasi. Na ir šiek tiek turiu paminėti apie rekomendacijas, kurios tarsi vėl nuskambėjo redoje, kad yra represinio pobūdžio, nes tai vis tiek jomis reikia remtis, laikytis. Tai pati struktūra rodo, kad pateikiama labai daug informacijos, tai yra originali forma, siūlomas atitikmuo, siūlomi matomi variantai žiniasklaidoje ir informacinėje erdvėje. Taip pat noriu paminėti vadinamąjį Google, dėl kurio jau apie bebrą nenoriu šnekėti, apie Google dar galima, taigi rodo, kad tai ilgasis tarimas ir vyriškoji giminė vis dėlto savo teisės tarsi jau atsikovoja, Google dar vartojama, bet, žodžiu, ilgoji, ta forma su U ilgaja yra. Paskutinis dalykas, kur dar žiniasklaidos specialistai nelabai sutinka, vartoja podcastą, tai yra ta tinklalaidė, kodėl tas žodis prigis, jis turi labai didelį lizdą. Konkurencijų yra visur. Tinklalapis, kaip nori, taip sakai, terminas yra su jungiamuoju balsiu. Bet toliau matome visą sistemą ir tinklaraštininkus, ir tinklalaidės 646, čia dideliame vis dėlto tekstyne, tai yra dideli procentai. Na, o realijų atspindėjimas, turėjom COVID-ą, kilo klausimas, kaip jį, ar galime pasidaryti bendrinį žodį. Pasiūlė leksikografai, pasiūlė net kirčiavimo 2 variantus. Turim fake news, galime ginčytis, galime rašyti tekste originalią citatą angliškai, kalbėdami arba savo privačioje erdvėje galime rašyti fake news adaptuotą formą, bet pasiūlyta yra melagiena, dar ko kolegiams patarčiau, tai kad atsirastų ir
melaginga, klaidinanti naujiena kaip kolokacija, dėl to, kad tai yra neutralesnis variantas ir jis irgi turi teisę būti paminėtas. Na ir paskutinis, tai tarptautinių žodžių, netarptautinių tikrinių žodžių istorijos. Kijevas ir Kijevas vartosena, suprantama, ta permaina. Na ir Sakartvelas, manęs kolega universitete kažkada neseniai paklausė, ar negrąžinsit kalbos komisijai Gruzijos. Žinote dabartinę situaciją, tai tas variantas jų buvo pasiūlytas, toks variantas oficialusis pačios Gruzijos, taigi, žodžiu, du galimi, prie kurio labiau linkstate, tą ir vartojate. Čia nušoko rekomendacijos toliau, tiesiog parodau dar, kad yra keliama klausimų dėl drifto. Laisvalaikio terminija jinai yra įvairuojanti. Čia bus įvairių variantų ir drifteris, ir driftas, ir tai akivaizdžiai rodo įvairi tekstynų medžiaga, kai ją pasižiūri, viena, kad yra ir šonaslydis, ir šonaslydininkas, kita, kad mes matom ir driftą, ir drifterį, ir driftu. Europesimizmas arba eurooptimizmas, tai irgi mūsų realijos, specialiai pasižiūrėjau, kas kalbama naujažodžių duomenyne ir man čia tiesiog paėmiau jau klasiko citatą, kad euro mąstymas kažkada buvo siejamas su valiutos keitimu, tai yra mes savo galvoje eurus vertėme į litus, kad suprastume, kokia vertė yra. Ir šiek tiek iš morfologijos, tai yra taksio atvejis, kai sistemiškai mes galime tą galūnę kabinti, bet prigijusi yra nekaitomoji forma. Na ir žiūri giminės atvejis, tai yra, kai sistemiškai komisija patraukia žodį žiūri, žodžiu, į savo pusę ir dėl to šitas žodis bendrinės lietuvių kalbos žodyne vertinamas kaip moteriškos giminės ir nekaitomas. Paskutinės realijos iš leksikografijos pakomisijos veiklos, ne tiek paskutinės čia prieš metus, dėl jautrumo kalbai ar ko tai paminėti. Tai yra alkoholiko ir narkomano atvejis, kai buvo kreiptasi dėl to, kad panaikintume šito žodžiu, pavadintume juos pasenusiais ar nevartotinais. Buvo parašytas raštas, siūlomi keli variantai, kaip jautriau, empatiškiau tokius žmonės vadinti. Ir čia jau, sakyčiau, leksikografai į tai sureagavo kiek įdomiau, pateikdami pavyzdžius pačius žodyne. Tai yra tais atvejais, kai manoma, kad žodis alkoholikas per daug tiesmukai nusako mintį, kai norima pasakyti jautriau, empatiškiau, gali būti vartojamas junginys nuo alkoholio priklausomas asmuo. Ir lygiai tas pats yra su narkomanu. Būdama šiek tiek ir leksikologijos, istorinės leksikologijos specialistė ir tirdama žodžių istoriją, vis dėlto noriu tokį rakursą padaryti atgal. Jeigu mes vertintume leksikos raidą šimtmečio ar kelių šimtmečių aspektų, tai mes ir į naujadarus kitaip žiūrėtume. Tai buvo aušra ir varpas, buvo daug siūloma įvairių naujadarų, vieni prigijo, neprigijo. Mūsų ateitis, ko mes dabar siekiame ir visiems linkime, geros ateities. Tuo metu šituo žodžiu buvo vartojamas, vadinamas būsimasis laikas, o visus kitus variantus, kokie galėjo būti, kokie buvo vartojami, puikiai matome. Jeigu mes pasižiūrėtume į emigravusius žmonės ir žodynus išleidusius užsienyje, mes matome, kad šviesuolis ten galėjo būti šviesūnas, kad apavas galėjo tapti apautuvu, kad veiksmas galėjo būti veikme ir panašių dalykų. Šlapelis Tilžėje, Mažosios Lietuvos teritorijoje, dar aiškino, kas yra abrikosas, apelsinas, begemotas. Begemotą vertino per arklio, per hiperonimą šitą žodį. Ir čia matome įvairių atvejų, kaip fonetiškai žodžiai buvo prigydomi ir kokių variantiškumo, iš tikrųjų kokio variantiškumo buvo. Ar literatas galėjo būti literatorius, ar piramida
galėjo šiuo metu mūsų piramidė dabar galėjo būti piramida? Taip, galėjo. Taigi, iš tikrųjų, irgi pritariu Laimantui, kad mes išgyvenam tikrai tos demokratijos tokį pliūpsnį, galim daug kur keisti gramatiką, žodžius linksniuoti, tai rodo Želės atvejais, galim kelti klausimus, kiek įeina į žodį kolegos lyčių, ar tai galima kreiptis į vien vyriškosios giminės, vyriškosios auditorijos asmenys, nes kolega turi moterišką galūnę arba negimininę formą, čia jau irgi įvairių vertinimų gali būti, formaliai tarsi moteriška, šiaip negimininė. Tada ar galim turėti tokią pareigybę kaip auklius ar auklinas ar fėjinas? Taip, galima. Ir galutiniai paskutiniai atvejai dėl lyčiai jautrios kalbos ir, kaip sakau, ko manęs išmokė šitos gairės, tai pagarbos. Ir aš visiškai pritariu, kad kreipiantis, bendraujant, abi formos būtinos ir reikalingos, reikia atkreipti į auditoriją, pasižiūrėti. Lygiai taip pat pritariu ir negaliai jautrios kalbos gairėmis. Jeigu tai žmonės žeidžia, jeigu žmonės žeidžia netgi įvardžiuotinės formos neįgalusis arba aklasis, taigi vartokime tuos junginius, kreipkimės, nevartokime diminutyvą, eufemizmą, neįgaliukai, nevartokime frazių su žodžiais kamuojamas, palaužtas, paveiktas. Taip, tai viskas yra įmanoma. O paskutinis žodis, kuris jau vėl grįžtam į Redą, tai yra autoritetas. Man buvo labai keista, kad filosofijos profesorius, jo pasąmonėje pavartojo žodį autoritetas, iškilo pirmasis junginys kriminalinis autoritetas. Bandžiau suprasti, kiek tai lėmė filosofinis mąstymas, kiek šiaip savo poziciją. Na ir perskaičiau ten tą tokį visuotiniai lietuvių enciklopedijoje visą straipsnį ir supratau, yra pabaiga. Pirmasis yra pozityvus, pagristas kompetencija ir pagarba jai, pripažįstami vertinimai ir kritika. Antrasis siejamas su valdžios jėgos baime, kritikos draudimu. Jam paklūstama suvokiant savo bejėgiškumą. Taigi tas bejėgiškumas, man atrodo, yra nesusikalbėjimo kartais veiksnys. Ir taip, čia jau kitas atgarsis. Tikrai nebeužtvenksiu upės bėgimo. Keista, kad Redos organizatorės būtent užtvankas pasirinko kaip tą simbolį, tai yra XIX amžiaus simbolis. Aš pasirinku praeitų metų posakį, tai yra kiekvienam savas Atlantas. Ačiū. Dėkuoju, Vilmai, be galo įdomu ir dar šiandien pačiam teko pamastyti šiek tiek, tai kaipgi turėtų būti ar Google'as, YouTube, ar YouTube'as, na kokią šitą giminę reikėtų vartoti įvairių programėlių pavadinimus ir jeigu galima, aš savo ir leisiu iš karto užduoti klausimą. Na, pavyzdžiui, kaip jums atrodytų, na tai kaip turėtų, tarkime, būti, jeigu kad yra ir Facebook'as, bet Instagram socialinis taip pat tinklas, tarp jaunimo populiaresnis, lietuvinant, kokia čia turėtų būti giminė ir kokios galimybės. Nes man taip visą laiką kyla klausimas, tai kuo mes remiamės? Ar čia programėlė, bet tada Facebook'as? Ar socialinis tinklas Facebook'as, bet tuo pačiu ir programėlė, na, kur tas pamatinis atspirties taškas galėtų būti? Tai jūs pats savo ir atsakėte, jeigu pagal analogiją labiau siesim su socialiniu tinklu, sakysim as, jeigu su programėlė, sakysim abi konkurencinį. Dabar tos formos konkuruos. Man Instagramas, bet savo nuomonės neperšu. Bus ir Instagramas, ir Instagram žmonės rašys, ir kursyvins, ir kabutins, ir nebūtinai vaikščios susilenkia kaip raibio paskutiniam dialogė su savimi, pašiepiant LKK veiklą. Taigi. Taip, tai ačiū. Nematau lyg ir pokalbio langelyje papildomų klausimų.
tai tuomet gal pereisime prie mūsų diskutantų diskusijos dalyvių. Norėčiau jūs trumpai pristatyti, o tuomet kiekvieną pakviesiu išsakyti savo nuomonę ir poziciją iki 5 minučių. Tai mūsų diskusijos dalyviai šiandien antrojoje jau dalyje yra pirmiausiai Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narys, literatūros kritikas, eseistas ir vertėjas iš anglų, vokiečių, rusų, lenkų, latvių kalbų Laimantas Jonušys. Antrasis diskusijos dalyvis yra Vilniaus universiteto romanų kalbotyros katedros dėstytojas, ispanų leksikografas, leksikologas, daktaras Alfonso Rascón Caballero. Tuomet trečioji yra Baltijos šalių žiniasklaidos stebėsenos tyrimus ir ekspertizės atliekančios uždarosios akcinės bendrovės Mediaskopas duomenų sprendimų ir analizės vadovė Vilūnė Kairienė, kuri tuo pačiu yra ir buvusi filologijos studentė, tai vis tiek širdyje turbūt filologė. Ketvirtoji komunikacijos specialistė, agentūros Budinti komunikacija savininkė Laura Dabulytė. Tuomet diskusijoje dalyvaus Šiaulių Lopšelio darželio Žirniukas logopedė metodininkė Jurgita Lendraitienė. Ir paskutinysis mūsų diskutantas yra gamtininkas, fotografas, TV laidos Gamtininko užrašai vedėjas, Facebooko paskyros Čepulio klajonės autorius Marius Čepulis. Tai štai tokie mūsų diskusijos dalyviai ir norėčiau pirmąjį iš jų, tai Laimantą Jonušį, pakviesti, pasidalinti pastebėjimais, galbūt iš vertėjo pozicijos, kaip reikėtų žiūrėti į tuos žodynus, ar tai yra skirtumas leksikos, ypač iš vertėjo pozicijos. Kaip vertėjui ir ne tik kaip vertėjui, bet kaip filologui man visada įdomu, kaip ta pati reikšmė, kokiais žodžiais išreiškiama įvairiose kalbose, ir buvo labai įdomus čia dabar Vilmos pranešimas. O iš tikrųjų, esama daug įdomybių su tai žodžiais, kad ir su tuo pačiu begemotu arba hipopotamu arba upių arkliu. Tai tas graikiškas hipopotamos tai reiškia upės arklys, o vokiškai fliustpferd taip ir liko su ta pačia reikšme upės arklys. Pastaruoju metu aš kaip vertėjas tai verčiu tik iš anglų ir latvių kalbų. Todėl mane žinoma kaip vertėja ir šiaip pirmiausia mano rūpestis yra didelis dvikalbiai žodynai. Aš esu apie tai rašęs ir straipsnį, kad didžiausia bėda šiuo metu yra su dvikalbiai žodynais, nes jie beveik visi yra iš esmės 20-ojo amžiaus. Bet šiandien mes kalbame apie lietuvių kalbos žodynus, aiškinamosius ir kitokius. Atsiprašau, tai čia irgi turime, kaip jau buvo pristatyta Andželikos, labai įdomų ir labai vertingą poslinkį su bendrinės lietuvių kalbos žodynu. Žinoma, norėtųsi, kad jis būtų pildomas greičiau, bet čia esama objektyvių priežasčių, nes, kaip jau girdėjome, jis jau dabar savo apimtimi smarkiai pranoko dabartinės lietuvių kalbos žodyną. Tai negali viskas vykti labai greitai, bet to, aišku, yra per mažai žmogiškųjų išteklių, kaip sakoma, tam žodynui. Ko trūksta, kokių lietuvių kalbos žodynų trūksta, tai, pirmiausia, žinoma, etimologijos žodyno. Šis žodynas galbūt nėra tiek aktualus plačiai visuomeniai, bet jis kiekvienai kultūringai tautai, kiekvienai kalbai jis yra tiesiog būtinas. Ir internete turime duomenų bazę šio žodyno. Tai jau yra užuomazgos žodyno ir ten daug ką jau galima rasti, bet tai toli gražu dar nėra žodynas. Pavyzdžiui, Latvija yra išsileidę didelį 2 tomų etimologijos žodyną maždaug 93 metais. O kitas žodynas, kurio reikėtų
kurį turime, bet reikėtų naujesnio, tai sinonimų žodynas. Jis išleistas 1981 metais, 2002 metais išėjo antras leidimas. Na, atseit papildytas, bet jis papildytas minimaliai. Ir, na, turbūt sakyčiau, kad tas žodynas ne visai mus tenkina, nes ten esama ir daug ko ten trūksta ir esama tokių keistų dalykų. Pavyzdžiui, žodis keistas turi sinonimą prašmatnus, bet neturi sinonimo neįprastas. Tai čia irgi yra tam spraga ir to reikėtų. O dabar, kadangi čia yra tema mūsų forumo maža tauta su dideliu žodynu, tai iš tikrųjų esame maža tauta ir turime didelį žodyną, bet svarbu yra, kaip mes matome pasaulyje, nes sakoma, kad šiandien ta kalba, kuri nėra ryškiai atstovaujama internete, neturi gerų perspektyvų. Tai štai sakyčiau, kad lietuvių kalba internete, na, figūruoja gana ryškiai ir gana sėkmingai. Pagal gimtakalbių skaičių aš net nepasakyčiau, kurią vietą užima lietuvių kalba tarp pasaulio kalbų, bet į pirmąjį šimtuką tikrai nepatenka. Bet, pavyzdžiui, imkime tokias tarptautinės interneto platformas kaip vertimo programa DeepL, kuri, kaip daugelis sutiktų, galbūt yra šiek tiek geresnė negu Google vertėjas. Ir štai DeepL veikia 33 kalbomis, tarp jų ir lietuvių. Ir daugiau galima būtų surasti tokių tarptautinių platformų, kuriuose lietuvių kalba užima daug aukštesnę vietą, negu jai priklausytų pagal kalbėtojų skaičių. Tai manyčiau, kad čia yra gana toks sėkmingas lietuvių kalbos gyvavimas labai svarbioje erdvėje, o būtent internete. Na ir dar labai trumpai tokį visai šiek tiek kitokį dalyką. Mes dažnai sakome, kad tam tikrus dalykus galima išreikšti angliškai, bet lietuviškai taip patogiai negalime pasakyti to, ką galime pasakyti angliškai arba kokią nors kitą kalbą. Ir tai yra tiesa, nes žodžių semantika nesutampa įvairiomis kalbomis. Ir visada būna tokių neatitikimų, bet yra ir tokių žodžių, lietuviškų žodžių, kurių anglų kalba neturi vienažodžio atitikmens. Tai nereiškia, kad angliškai to negalima pasakyti. Žinoma, galima pasakyti, bet jau kaip nors kitaip, kaip nors dviem žodžiais ar dar kaip nors. Tai čia keiščiausia, kad galima pradėti nuo tokio labai paprasto dalyko, kaip žodžio važiuoti. Anglų kalboje tokio tikslaus atitikmens išvis nėra. Yra tik tai galimi variantai, iš konteksto suprantami ten ir go, ir ride ir taip toliau. Labai paprastas žodis sloga irgi neturi vieno žodžio atitikmens. Ir dabar aš perskaitysiu labai trumpą, tikrai neišsamų, daugiau yra tokių žodžių, trumpą sąrašėlį tokių lietuviškų žodžių, kurių anglų kalba neturi vieno žodžio atitikmens. Pagal abėcėlę aš juos išdėsčiau, nes jie yra iš visiškai skirtingų sričių. Taigi, akmenynas, apdirbti, apželti, atsineštinis, aukuras, davatka, gimdyvė, kraštietis, lakinti, melioratorius, menotyrininkas, pakaruoklis, prasmegti, privengti, rūpintojėlis, sulaukti, vėlė. Na tai tiek dabar.
Dėkoju ir man atrodo, čia kas buvo labai taikliai paminėta, tai būtent tas dvikalbių žodynų reikalingumas. Ir antrasis diskusijos dalyvis turbūt galėtų šitoje vietoje daugiau pakomentuoti, nes leksikografas Alfonso Rascón Caballero yra taip pat ir savanoriškais pagrindais kuriamo nuo 2022 metų internetinio lietuvių ispanų kalbos žodyno autorius, kurio nuorodą aš to jau pat įkelsiu į pokalbio langą, kad jeigu kas susidomėsite, tai turėtumėte. Prašau, Alfonso. Gerai, aš nežinau, aš truputėlį pradžioje visų pirma turiu atsiprašyti, aš esu ispanas, ne lietuvis, tu turbūt vienintelis ne lietuvis šitam susitikime ir drįstu kalbėti lietuviškai, kas man labai gėda, bet ką padarysi, gyvenu Lietuvoje ir nėra kitos išeities. Noriu pasakyti visų pirma apie lietuvių kalbos leksikografiją, kad mane nustebino, kai aš čia atvykau į Lietuvą, aišku, pradėjau mokytis lietuvių kalbos, nes norėjau mokyti ispanų kalbos lietuvius ir galvojau, privalau kalbėti lietuviškai ir suprasti lietuvius, kad geriau padėčiau mokytis ispanų kalbos. Ir tada, aišku, aš mokiausi universitete, labai geri lietuvių kalbos kursai ir tuo pačiu metu stengiausi savarankiškai daug mokytis. Ir mane nustebino visų pirma tas dabartinis lietuvių kalbos žodynas. Kodėl? Dėl labai paprasto fakto. Aš nežinau, ar galėsiu parodyti savo ekraną. Aš neturiu prezentacijos, tiesiog noriu parodyti, kaip atrodo ispanų kalbos žodynas, tas kaip oficialus Real Academia, Karališkojo akademijos žodynas. Ir pavyzdžiui, buvo taip. Pirmas žodynas, pirmas ispanų kalbos, vienakalbis žodynas buvo, vadinasi, diccionario de autoridades, tipo autoritetų, ta prasme, kaip citatų žodynas, buvo 6 tomų, buvo 18 amžiuje. Labai geras žodynas, kur kiekvienas žodis, ir ne tik kiekvienas žodžio reikšmė turėjo savo antrastinį žodį, ir netgi sangrąžinį žodžiai, tarkim, dedicar, skirti. Čia tuomet buvo dvi reikšmės, tada dedicar yra 2 straipsniai su dedicar. O po to dedicarse, tipo skirti, kaip pasakyti, užsiimti, tarkim, taip? Dedikuotis, užsiimti, irgi turėjo savo straipsnį. Bet ne tik tai, kadangi yra citatų žodynas, kiekviena reikšmė buvo, sakykime, patvirtinta dviem citatomis. Ir tai buvo ne tik tai autoritetas, ta prasme, kad šitas žodis yra iš tikrųjų vartojamas ir gerų autorių arba negerų, tiesiog yra tikrai vartojamas, bet dar buvo vartojimo pavyzdys. Kas atsitiko? Kad jau 18 amžiuje, kai jie sudarė antrą leidimą, sakė, geriau sujungsim visą žodyną į vieną tomą ir labai didelis nusikaltimas buvo. Nubraukė visus pavyzdžius, kas yra, man atrodo, tikras nusikaltimas. Ir nuo tada, iki šiol yra 24 ar 3 leidimai be pavyzdžių. Aišku, žodynas labai geras, ta prasme, kiekvienas leidimas įtraukia naujų žodžių. Tie seni žodžiai maždaug lieka, nes jeigu kas nori skaityti literatūrą, grožinę literatūrą, gali skaityti ir senas reikšmės, suprasti jau nevartojamas reikšmės, taip toliau, bet be pavyzdžių. Dabar pradėjo po truputį pradėjo įtraukti pavyzdžius, kas yra labai gerai. Ir irgi dabar visai neseniai, prieš 15 metų, išleido tokį diccionario del estudiante, tipo mokinio, žodis estudiantis ispanų kalboje yra ir mokinys, ir moksleivis. Vadinasi, diccionario del estudiante. Daugiau skirtas moksleiviams, tarkim. Ir galų gale jie įtraukė labai gerus pavyzdžius. Visi žodynai yra tas pagrindinis žodynas, tas estudiante dabar neseniai buvo jau įkeltas į internetą, tas
diccionario de autoridades galima irgi žiūrėti internete. Internete yra tas diccionario panhispánico de dudas, ta prasme, abejonių, kadangi ispanų kalba labai plačiai kalbama visam pasaulyje, kyla klausimų, o kaip rašyti šitą žodis, arba ir yra toks žodynas irgi internete galima ieškoti žodį. Ta prasme, kad labai geri žodynai yra, bet noriu pasakyti, kad iš tikrųjų, kuo yra panašesnė lietuvių kalbos leksikografija, kad turi būtent tą žodyną 20 tomų lietuvių kalbos žodyną, tokia istorinė, nuostabi, pilna pavyzdžių, pilna citatų, ko ispanų kalboje nėra. Tik tai yra pirmas leidimas, 18 amžiaus, ir kartu tik dabar pradeda truputėlį, kaip įvesti pavyzdžius. O jeigu apie savo žodyną galiu pasakyti, kad šitas žodynas yra lietuvių ispanų skirtas lietuviams besimokantiems ispanų kalbos. Ta prasme, yra taip padarytas, aišku, yra naudingas tiems ispanakalbėms, kurie norėtų mokytis lietuvių kalbos, aišku, bet informacija pateikiama tokiu būdu, kad geriau, kad būtų naudingiau lietuviams, kurie nori mokytis ispanų kalbos. Ir pavyzdžiui, yra tam tikri tokie kaip vartojimo pastabos, tarkim, pavyzdžiui, sakykim, kalba, žodis kalba, lengua, tarkim, taip? Bet pavyzdžiui, sakykim, anglų kalba, ispanų kalba, nesakom žodis lengua, sakom espanol, inglés. Tai tokia pastabėlė, tokia vieta parašyta lietuviškai, kur sako, kai sakom anglų kalba, ispanų kalba, jau nevartojama žodis lengua. Pavyzdžiui, tai yra tokie dalykai. Turiu pasakyti, šitas žodynas, aš darau vienas, aišku, čia yra mano, nežinau, ar mokslinis darbas, nežinau, yra darbas, kur dirbu, kai galiu, kai leidžia paskaitos, arba kai neturiu rašyti straipsnių ir taip toliau, bet turiu pasakyti, kad aš nesu toks vienišas žmogus, nes žodyną tikrina Nomeda Lukoševičienė. Pati geriausia vertėja ispanų, lietuvių ispanų, visiškai kompetitinga ispanų kalboje, ta prasme, kartais ne tik taiso, tarkim, pavyzdžiui, jeigu būtų žodis kalba, aš randu irgi, aš dirbu su tekstinės, randu tekstinuose, kad kai kalba eina apie. Kažkas įtariu, kad kažkas negerai, bet sakiau, kadangi vis tiek daug vartojamas, įtrauksiu. Sakė, šitą neteiktina, tada kas darau, įvedu tą eina kalba, bent jau įvedu, ir tada yra kaip nuoroda į kalbama apie. Ta prasme, kad noriu pasakyti, kad žodynas yra patikrintas. Ir čia yra, dėl to aš galiu drąsiai kalbėti apie tą žodyną, nes kitaip nekalbėčiau. Nes jeigu yra lietuvių, ispanų būtent, ne ispanų lietuvių, ir tada aš galiu garantuoti, kad bent jau vienas žmogus, kompetitingas žmogus, kaip šita vertėja, kurie puikiai įgriežta lituanistė, bet to, kad jinai yra puikiai anglistė, puikiai ispanistė, kad netgi kartais siūlo man, sako, Alfonso, pamiršai, kad, tarkim, skaičiuoti balsus, ispanų kalba, skaičiuoti būtų contar, bendrai, contar, kaip cuenta, contar. Bet skaičiuoti balsus yra skrutar, toks specifinis žodis. O jinai man priminė, kad atsargiai skrutar, kaip balsuoti, skaičiuoti balsus yra skrutar, kad jinai pati siūlo ir ekvivalentus. Tiek galėčiau daugiau kalbėti, bet gal užteks, nežinau. Ačiū labai. Ir man atrodo, natūraliai, jau kalbant apie žodynus ir iš pranešimų, ką girdėjome, tai kyla klausimas, o kas daro įtaką tai kalbai, kas formuoja tą mūsų tam tikrą kalbos supratimą. Ir čia norėčiau pakviesti Vilūnę Kairienę, kuri pasidalintų savo įžvalgomis apie žiniasklaidos kalbą, kuri formuoja tam tikras kalbos madas. Taip, labai smagu su jumis visais susimatyti ir pakalbėti būtent apie tai, kas vyksta viešojoje erdvėje. Ir jums leidus pasidalinsiu ekranu ir parodysiu, ką mes ištyrėme. Taigi įdomiausi Mediaskopo tyrimai iš tikrųjų atsiranda iš to, kai mes sudurėme dvi duomenų bazės, tai yra mūsų žiniasklaidos duomenų bazė. Ir šį kartą
mes ištyrėme Valstybinės lietuvių kalbos komisijos kalbų klaidų sąrašą ir kiek tų kalbos klaidų atsiranda mūsų žiniasklaidoje. Ištyrėme paskutinių 5 metų duomenis ir radome 105 500 naujienų, kuriuose buvo paminėti vertiniai, svetimybės ir kiti nevartotini žodžiai. Taigi čia matote dažniausiai vartojamus žodžius, būtent žiniasklaidoje ir natūraliai kyla klausimas, iš kur atsiranda tos klaidos, nes, biški, ofisas, parkingas, e-mailas, visa tai yra tikrai vertiniai ir turėtų būti nevartotini. Užtikrintai galiu pasakyti, kad žurnalistų tekstuose tokios klaidos randamos tikrai retai. Tai dažniau atsiranda būtent cituojamų asmenų citatose. Ir tokie vertiniai kaip parkingas, e-mailas, pampersai pastebime, kad dažniau vartojami, kai cituojami pramogų pasaulio atstovai, o tokie senesni vertiniai ar svetimybės politikų kalbose. Kadangi politikų kalbos sklinda gerokai plačiau negu pramogų pasaulio, norėčiau atkreipti dėmesį į kelias išrinktas plačiausiai pasklidusias naujienas ir citatas, kuriuose turime būtent nevartotinus žodžius. Gavosi labai ir lyčių lygybei tinkamas palyginimas, bet iš tikrųjų bandėme ieškoti ir Šimonytės kalbose, ir Blinkevičiūtės kalbose, kad būtų šiek tiek atsvaros, bet nepaplito tos naujienos taip plačiai, tai žinoma, tie aštresni pasisakymai natūralu, kad pasklinda labai daugelį žiniasklaidos priemonių ir politikai vyrai matyti yra šiek tiek drąsesni juos vartoti ir taip kalbėti. Tai va, galite dar pasižiūrėti į šios duomenis ir galbūt galime ir padiskutuoti iš karto, ką galvojate apie tai. Mes gal prie diskusijos pereisime dar po kelių pasisakymų, bet labai turbūt gera pradžia diskusijai, tokie viešų žmonių pasisakymai ir žodžių tokie išrankiojimai, kuriuos čia pateikėte. Tai ar dar kažką norėtumėte pristatyti, ar turbūt galėčiau gal kitą diskutantą? Gerai, ačiū Jums labai tuomet. Na ir kitas aspektas, kuris čia mums svarbus, kalbant vėlgi apie viešąjį kalbėjimą ir kalbą, kokie jinai pasireiškia organizacijose, viešajame diskurse. Tai dabar Laura Dabulytė, kaip minėjau, agentūros Būtinti komunikacija savininkė, pristatys šiek tiek, paaiškins, koks turėtų būti šiuolaikinės organizacijos žodynas, kad mes visi gebėtume susikalbėti. Sveiki Tomai, sveiki, labas Vilūne, visiškai neseniai matėmės. Tikiuosi mane puikiai girdite, aš esu Vokiečių gatvėje, suprantu, kad dar ir gamtoje galima prisijungti prie forumo, be galo geri žodžiai jums iš mano širdies, dėl to, kad tiesiog dainuoja širdis, klausant apie tai, ką mes čia kalbame ir su kokiu grožiu galima klausyti, ką kitų renginių diskusijose kalba kitokie galbūt pranešėjai. Nes aš šiandien sužinute, kad verslas tai myli kalbą. Kartais jam reikia pagrysti, kodėl tą kalbą būtina mylėti, kodėl negalima kalbėti ir nesinori cituoti vadovų, jeigu ten yra labai labai daug trumpinių. Ir beje, didžiausias dabar vargas būna paaiškinti vadovams, kodėl trumpiniais negalime rašyti pranešimų žiniasklaidai, kodėl trumpinių nededame į straipsnius tam tikrus. Jie sako, taigi čia yra mūsų kalba. Ir čia noriu, gal čia netgi atskiro forumo, tema bus, nes turime organizacijose dvi kalbas. Yra vidinė kalba ir yra išoriai skirta kalba. Ir jeigu yra tam tikri renginiai, pavyzdžiui, kalbu su tam tikrais žmonėmis, kuriuos ruošiu scenoms, jie sako, bet čia yra žodžiai, kuriuos mes vartojame viduje. Ir sakau, bravo. Tai jeigu tai nėra renginys jūsų organizacijoje, tai yra bendras renginys, į kurį gali ateiti žmonės ir ne iš jūsų organizacijos, jie jūsų nesupras. Tai tam tikri, ir sakau, man labiausiai kliūva trumpiniai, tie yra 3 raidžių, tam tikri, kur jiems tai yra kasdienybė, jie susirinkimuose taip kalba.
pagalvokit apie tuos žmonės, kurie yra nauji darbovietėse, kuriems reikia adaptuotis ir prisitaikyti prie to, apie ką mes čia kalbame ir kaip jiems yra nesmagu. O kai tu atsistoji ant scenos arba kai tu esi tas, kuris kalba citatomis, nes yra cituojamas televizijos laidose, yra tikrai labai sudėtinga. Tai tą meilę verslui mes ir rodome per tą tokį kalbėkime taip, kaip žurnalistai norėtų jūs paimti. Aš pati baigusi žurnalistiką, mano bakalauro specialybė buvo žurnalistika, paskui perėjau į komunikaciją, bet dėl to yra labai gera, kad žmonės, žiniasklaidos atstovai, jie nori iš verslo labai normalaus supratimo. Tai kai tik mes pradedame kalbėti tam tikrais patarimais, receptais, tam tikrais punktais, žurnalistams tai labai patinka. Tai mano noras yra, žinote, aš visada sakau, kalbėkit citatomis. Ir dėl to, Alfonso, tikrai be galo gera buvo jūs girdėti, kad gali būti net knygos rašomos per tokias citatų prizmę, per mūsų autoritetų pasakymą, kur jie tai vartoja, gali būti ir mūsų noras vartoti kalbą. Ką noriu dar iš verslo perspektyvos, yra labai daug noro ir labai daug matomo tokio įgeidžio, kad ateitų vis daugiau ekspertų, kurie kalbėtų gražia kalba kaip ekspertai. Ir jeigu jūs žiūrėjote po rinkiminius spaudos konferencijas, tas konferencija žiniasklaida iš berods prezidentūros, mes galėjome pajusti, kokiomis kalbomis partijų lyderiai kalba. Tai versle tas pats. Jeigu tu esi kaip vadovas labai gerai kalbantis, pasižiūrėtumėm ir čia jau vilų, nes aš prašysiu, nes mes vis randam punktų, kur galima patikrinti. Dažniausiai tai yra ir organizacija, kurios daugiau žiniasklaidoje. Nes ir žiniasklaida tokios organizacijos pasisakymų daugiau nori. Jeigu tik tai mes susitraukiam ir kalbam labai ir sakom, ne, čia mes neturim ką kalbėti, nes esame maža šalis, ir žiniasklaidoje jos mažiau. Su kuo tikrai nesmagu būna dirbti, kai tam tikroje šalyje, mus kartais tiesiog vadina Baltijos šalimi, viena iš Baltijos šalių, ir sako, tik žiūrėkit, turime latvišką tekstą, padarykime jį lietuvišku. Ir va čia mes pradedame matyti skirtumus, ir jeigu mus redaguoja latvių žmogus, išsivertęs kaip nors paprastuoju būdu, va čia mes pradedame matyti, kad mūsų žiniasklaidai netiks. Ir šitoje vietoje labai vyksta diskusija. Kartais mus nori šablonizuoti ir padaryti tokius, kad gali būti pranešimas žiniasklaidai, kurį galbūt supras Lietuvos žiniasklaida. Ir mes turim diskusijas, kuriuose sakome, ne. Mūsų savitumas Lietuvoje, tai, ką priima žiniasklaida, yra unikalus ir tik pasikartosiu, verslas labai myli kalbą. Ačiū labai, Tomai. Ačiū, Laura. Dar daugiau įdomių minčių, tiesiog kaupėsi klausimai tai artėjančiai diskusijai, bet man atrodo labai svarbus aspektas, ką paminėjote, kad verslas laukia tokių kūrybingų ir gebančių viešai kalbėti žmonių, tai su tuo yra susiję, kaip tas mažųjų žodynas apskritai atsiranda ir turtėja. Nes viena iš minčių, kuri dažnai pasireiškia, kad jaunimo kalba skursta. Tai šioje vietoje mums galbūt padės su situacija susipažinti logopedė ir metodininkė Jurgita Lendraitienė. Labadiena visiems. Buvau paprašyta pakalbėti apie mažamečių vaikų žodyną ir tėvų daromas klaidas. Tai pirmiausia, gal truputį apie tėvus, kokios daromos yra klaidos. Šiuolaikiniam technologijų pasaulyje tėvai iš tikrųjų labai mažai bendrauja su savo vaikais. Vaikai paliekami su televizoriais, planšetėmis, telefonais ir tai kaip tikrai neturtina tos kalbos. Taip pat tėvai dažnai nesulaukia, sakysim, kad vaikas pasakytų, vaikas, pavyzdžiui, pradeda kalbėti ir pradeda rodyti daiktą pirštu, ko jisai nori. Ir tėvai net neleisdami jam pasakyti, iš karto paduoda tą daiktą. Tai tikrai tai neskatina kalbos. Kitas dalykas, kad tėvai labai ilgai patys kalba lėliukišką kalbą. Tai garsiažodžiai visokie, šveplavimai tėvų, tai irgi neturtina tos kalbos ir neleidžia pačiam vaikui kalbėti. Dar ką galėčiau
paminėti, kas trukdo skurdina tą žodyną mūsų, tai anglų kalbos būreliai. Dabar labai yra madinga darželiuose vaikams lankyti anglų kalbos būrelius, nors dažnai vaikai patys dar nemoka mūsų kalbos, o jau būtinai pirmenybė teikiama yra anglų kalbos būreliams. Nieko nesakyčiau, jeigu taip sakytumėm, vaikų kalbos raida būtų normali, bet yra daug labai vaikų dabar, kurių kalba yra sutrikusi ir tėvai vis tiek leidžia į tuos anglų kalbos būrelius. Ir tai stabdo ne tik tai tą kalbos raidą, bet ir skurdina labai žodyną. Vaikai, sakysim, ateina pas mane į kabinetą ir kartais lieka laisvo laiko pažaisti. Ir aš ką pastebėjau, kad vaikai tarpusavy dažnai bendrauja nebe lietuviškai, bet jie žaidžia anglų kalba. Tai man tai nėra normalu ir tai iš tikrųjų šiek tiek gąsdina ir baugina. Intensyviausias laikotarpis, kada vaikų turtėja žodynas, tai yra 2-5 gyvenimo metai. Ir vaikai pradeda mūsų girdimus žodžius sieti su daiktais ir veiksmais. Kad greičiau įsisavintų tuos žodžius, būtina eiti per žaidimą, per visokias situacijas, kad vaikai veiktų. Tada tą žodyną jie greičiau tą daiktą žodį sies su veiksmu, su daiktu. Taip pat būtina tų žodžių, kurių norime mes išmokyti, sakyti tą žodį, sakysime, lėtai, aiškiai, keletą kartų pakartoti. Būtina pagalvoti ir apie situacijas, žaidimus, kuriuose mes įtvirtinsime tuos žodžius. Tų žaidimų gali būti be galo daug ir būtina atsižvelgti į vaiko amžių. Ten, sakysim, vienaip mokysim 2-metį vaiką, kitaip turtinsim žodyną 7-mečio vaiko. Ką dar galiu pasakyti, taip iš tikrųjų čia tema yra labai plati. Tiesiog kiekvieną dieną reiktų bendrauti su savo vaiku. Kad ir einant iš darželio, kalbėti apie tai, ką matote, ką girdite, ką užuodžiate, ką jaučiate. Parėjus namo patartina aptarti dienos įspūdžius. Aišku, patartina prie stalo visiems pakalbėti ir leisti pakalbėti ir vaikui. O prigalvoti žaidimų galima iš tikrųjų visokių. Pavyzdžiui, nuo to pradedant nuo paprasčiausia, kad įvardink daiktą, apibūdinti gyvūną ir paprašyti, kad vaikas atspėtų, kas tai yra. Atitikmuo, sakysim, toks žaidimas gali būti aliasas, kurį visi žino. Toliau iš tokių žaidimų galima klijuoti albumus. Gali būti daiktų albumai, gali būti veiksmų albumai. Mažesnius vaikus, kaip minėjau, veiksmų, pavyzdžiui, žodyną turtindami mokome per veiksmų atlikimą. Pavyzdžiui, segu, dedu, klijuoju, tepu ir taip toliau. Vyresnius vaikus jau mokome, sakysim, ir su paveikslėliais, kad įvardintų, kas ką veikia, kas ką daro. Dar vyresnius vaikus galime mokyti per pantomimą, atspėti veiksmus, kas ką vaizduoja, kokį veiksmą vaizduoja. Taip pat galima turtinti žodyną ir visokiais žaidimais, pavyzdžiui, ką tu darytum jei, sakysim, jei atsibustum ir dangus būtų žalias, ką tu darytum jei pamatytum raudoną vandenį. Sakinius plėsti galima, sakysim, nuo paprasčiausio sakinuko, pavyzdžiui, loja šuo. Tai trumpas sakinukas, bet pridedant vis daugiau žodžių, tas sakinys platėja. Labai yra svarbu, nepaminėjau, knygų skaitimas. Paimti knygelę, aptarti paveikslėlį, perskaityti pasakėlę ar ištrauką ir tiesiog klausti, kas buvo, ar tau patiko, nepatiko, kodėl nepatiko, ką tu manai, kas buvo toliau ir taip toliau. Tinka žodyno įturtinimui viskas iš tikrųjų. Ir eilėraščiai, ir dainelės, ir patarlės, ir priežodžiai. Eilėraščius galima ir dainuoti iš tikrųjų. O jeigu dar mes tam palydėsime kažkokiais tai judesiais, tai ir paaiškinsime, ką tie žodžiai reiškia, tai tikrai ir dar emocingai. Taip, prie visko labai prisideda vaikui emocijos. Viską einame per žaidimą ir per emociją. Dar ką galėčiau pasakyti apie vyresnius vaikus, tai kad labai svarbu aiškinti, perskaityti tos pasakos perkeltinę reikšmę, nes vaikai nesupranta perkeltinių reikšmių. Pavyzdžiui, čia sekėm pasaką apie vilką ir 7 ožiukus ir ten pasakojom, kad vilkas pūtė į akį. Tai sakau, vaikai, tai ką tai reiškia vilkas pūtė į akį? Sako man,
Iš tikrųjų, tai išsiaiškinam, kad tas vilkas miegojo. Tai va, iš tikrųjų, tų žaidimų yra be galo daug, bet tikriausiai negaliu čia tiek plėstis, tai dėl laiko stokos aš nežinau, gal konkrečiai kas nors dar domintų, tai tiesiog klauskit. Ačiū uždėmesi. Labai dėkoju, Jurgita. Ir aišku, labai įdomus aspektas, kuris paminėjote, tai apskritai, žaidimas. Nes kalba, jeigu ją tai pažiūrėsime, kalba yra tam tikra prasme žaidimas. Ir ne vienas filosofas yra apie tai kalbėjęs. Ir šioje vietoje labai gražiai susijungia visi 6 diskutantai. Nes Marius Čepulis turbūt yra puikus pavyzdys, kaip kuriant naujus žodžius reikalui esant galima labai taikliai apibūdinti, susikurti naujų žodžių toms situacijoms. Ir vienas iš pavyzdžių, prieš kelerius metus kalbėdamas apie gulbę nebylę, jisai sukūrė tokį net 13 priesakų vedinį, kurio aš jau niekaip nesiryšiu ištarti, nes kelis kartus bandžiau repetuoti, bet nepavyko. Tai Mariau, prašau, kaip jums sekasi kurti tuos žodžius ir ar dažnai prireikia naujų terminų ieškoti? Sveiki. Girdit mane? Girdit, puikiai. Tai iš tikrųjų nėra sudėtinga, dėlioji tas priesagas vieną prie kitos ir gaunasi žodis. Gaunasi negalima, gaunasi tik tai žolė, man atrodo, po lietaus, jeigu aš tiksliai prisimenu dabar. Tai ką aš visų pirma noriu pasakyti, kad mane čia įsileidot kaip ne kiaulė ant altoriaus, bet gal briedį į šventovę. Su lietuvių kalba aš turėjau labai įdomų santykį, aš jos labai nemėgau, nes reikėjo mokytis, o aš tingėjau. Ir dabar visos mano lietuvių kalbos mokytojos apsiverstų visur, kur tik tai įmanoma. Bet man tai yra pati gražiausia kalba ir paskui parodysiu, kodėl. Dabar, kodėl aš kuriu tos naujus žodžius, nes man įdomu bendrauti, šnekėti ir man įdomu prisigalvoti tų žodžių. Tai tas žodis, pavyzdžiui, mažutė laikučių keliukių teliukyti, arba biškutėliukytė, žinau, kad biškutį negalima vartoti, bet vis tiek labai fainai suskamba, kai tu pridedi labai daug prieskagų ir tada įgauna visiškai kitokį poskonį ir tada žmonės skaito ir nesupranta, apie ką skaito. Bet iš kur aš toks, tai reikia žinoti mano motiną, tai jinai irgi, pavyzdžiui, aš išvardinsiu kelius žodžius ir jūs dabar atspėkit, apie ką aš šneku. Girgitonas, žąsis, pumponas, kažkoks paukštis didelis tupi kažkur tai pievoje, ne, bababūnas, bet kas yra baisus, voras, pavyzdžiui, ne, piliponas, antis, aišku, čia savaime, aišku, visi žinojote, ne, kriokla yra gervė, o kapačiukai, bet kas yra mažas ir skraido. Nu, tai ir ateinu aš pas motiną ir man sako, Mariau, mačiau bababūną ir šalia buvo bababu ir buvo piliponas tupėjo. Nu, tai ir aš turiu pasakyti, kas tai buvo. Tai galbūt tai truputėlį ir aš pradėjau taip šnekėti ir kurti visokius žodžius, na, pavyzdžiui, kai nori apibūdinti kokį nors jauniklį. Ne? Dabar specialiai pasižiūrėjau kalbą, ar yra žodis špuncikas. Ne? Nėra tokio žodžio špuncikas. Špuncikas yra žuvėdros jauniklis. Viskas aišku. Tiesiog aš pamačiau tą paukštį ir man jis yra špuncikas. Jis negali būti. Jis gali būti pumpudrėkas, bet pumpudrėkas bus visiškai kitoks gyvūnas, kuris bus mažesnis ir dar mielesnis negu žuvėdros jauniklis, nors pelėdos jauniklis galėtų būti pumpudrėkas. Pinzaliukas. Kažkoks tai labai žaidžiantis gyvūnas linksmas, arba bumbuzėlis. Tai tų žodžių gali sudėlioti kiek tu nori. Tiesą pasakius, tokius visokius mielybinius, diminutyvinius žodelius labai mėgsta ir mano žmona, ir jinai tarp kitko vertėja ir irgi pridėlioja visokių. Tai aš pasisimiu informacijos iš ten ir iš ten. Tiesa, lietuvių kalbos mane irgi mano žmona išmokė, tai aš pats nesimokiau. Aš pats mokau kažkiek žmonės kalbėti, biologai yra tokie keisti žmonės trenkti, kad trenkti ir taip aišku, bet jie yra trenkti ir dėl kalbos ir pabandykit jūs man pavadinti žuvėdrą kiru arba kirą žuvėdru, tai žinot, kas bus, ne? Tai ir tarp kitko žodyne gul yra išversta į žuvėdrą, po velnių kas nors panaikinkit šitą reikšmę, negali būti gul žuvėdra, gul yra kiras. Ir žmonės paskui paskaito ir sako, žiūrėk, yra pavyzdys, kaip tu gali šitą patį vadinti kirą žuvėdrą. Tai čia yra mano amžiaus turbūt kava, nors jau didžiąją dalį žmonių jau išmokiau. Širšė vapsva buvo geras pavyzdys, širšė yra viena, pas mus turim širšę rūšį, turim širšolą rūšį ir paskui širšę vadina visas vapsvas. Tai jeigu viską vadinsit vapsva, viskas bus gerai. Gyvatė žaltys. Pasakai žodį gyvatė, visiems žmonėms yra angis. O pasakai, kas yra žaltys, vaikai sako kažkas. Sakau, tai paukštis. Kas yra žaltys? Žaltys yra gyvatė. Mes ant tiek sulietuvinom tą žodį gyvatę, tiek su angim susijom, kad jau visiems kitiem gyvatė yra angis ir viskas. Ir aš pats kartais maišaus ir pats painiojuosi. Lygiai taip pat gyvatė gelė.
negelia gyvatės. Gyvatės neturi gelonies. Aišku, yra gražus pavadinimas gyvatė gėlė, bla bla, bet jinai kanda. Nėra ten gelonies gėlė su gelonim. Čia jau mano bzikai yra, biologo bzikai. Toliau kirmėlės. Dėl ko aš pykstu ant visų, tai yra kirmėlė. Ir kai kirmėlėm vadina visus sukirmijusius grybus, nors ten nėra nei vienos kirmėlės ir niekada gyvenime nebuvo, yra 60 rūšių drugelių, musių, lervų, arba visus drugelius vadina, vikšrus vadina kirmėlėm. Tai va, matot, aš turiu daug darbo ir su kalba susijusi. Tai dar būtų gerai, va tarp kitko labai pritariu Laimantui, etimologijos žodynas yra turbūt man labiausiai norėčiau, kad jisai atsirastų ir kuo greičiau, nes man labai patinka sužinoti žodžių reikšmes. Pavyzdžiui, žodis kiauliukė yra toks paukštis ir ar dėl to, kad žmonės kažką cik šaukdavo to paukštį, kaip paršiukus šaukdavo, ar dar dėl kažko, tai yra daugybė reikšmių, kur tu nori sugalvoti, kodėl va tas žodis taip buvo pavadintas. Ir pervadinti 2 mėnesius prašyčiau nuo rytojaus, jeigu galima, šlapkritis vietoj lapkričio. Nes jau šlapkritis yra reikšmė, ką tik tai pasižiūrėjau e-kalboj, tai su to viskas gerai, dabar vietoj spalio spalvi, nes spaliai jau niekas nebežino, kas tai yra spaliai. Gerai, mažai kas žino, kas yra spaliai, nebenaudojame ir vargiai ir kada nors linus bekulsim gyvenime savo. Tai va, 2 žodžius dėl manęs pakeiskit, 2 mėnesius pakeiskit ir su to viskas bus gerai. O dabar gražiausi lietuviški žodžiai, kas liečia gyvūnus. Taip, pindrakas šiemet mano šių metų žodis yra fantastiškas žodis, reiškia uodo tipulido, čia lotyniškas pavadinimas, ilgakojo uodo lerva. Nerealus žodis, labai labai gražus. O toliau kelių žodžių pavadinimai, kur galėsit atspėti, apie kokią gyvūnų grupę šneku. Rubulis, sraigtukas, šiurpenė, kepurenė, slukutė, slinkė, puvenutis. Čia yra moliuskai sraigės. Randuolis, tunoklis, raizguolis, slapunėlis, vikrūnas, žvilgčius. Čia yra vorai. Tai yra kelios yra gyvūnų grupės, kur labai labai turėjo mokslininkus išradėjus faktiškai, kurie sugalvojo tiek pavadinimų ir tiek daug, tų rūšių yra labai 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 daug. Ir skaitai tokius žodžius ir tu tada tiesiog, pasakysiu ne tą nelietuvišką žodį, kaifuoji. Tai tiek žinių iš manęs. Ačiū. Ačiū labai, Mariau, ir dabar galime turbūt ir pereiti iš tą paskutinę forumo dalį, tai yra į laisvą diskusiją, nes tikrai buvo išsakyta begalė labai įdomių minčių ir Marius turbūt jau iškėlė vieną tokį svarbų klausimą, kurį ir Laimantas pradžioje iškėlė, tai kadagi galima galvoti ir tikėtis apie etimologinį lietuvių kalbos žodyną. Ar jo tikrai reikia, gal mums užtenka to, kas egzistuoja dabar. Galbūt, Andželika, jūs turite kažkokią nuomonę. Ačiū už klausimą, būčiau turbūt ir pati kėlusi ranką ir bandžius paaiškinti, bet kad jo reikia, tai yra faktas ir turbūt faktas visiems ir kalbininkam ir nekalbininkam. Galiu pasakyti šiandien tik tiek, kad mūsų pajėgos yra, aš turiu minty leksikografų, yra tikrai labai mažos ir bent jau šiuo metu, kol mes dar nesam pabaigę bendrinės lietuvių kalbos žodyno, matyti apie kitus žodynus kalbėti būtų sudėtinga, bet žinoma, mes turime ir kitų kolegų iš kitų institucijų, kurie jau ir yra pradėję šiokius tokius darbus, kalbant apie šį žodyną, tai galbūt kažkas imtųsi ir iš kitų žodžių institucijų iš to darbo. Tai, šiandien bent jau situacija yra tokia. Dar norėčiau pasakyti ir dėl kitų žodynų, tai yra, pavyzdžiui, sinonimų žodynas, antonimų žodynas ir kiti. Šią problemą mes irgi ir patys matom ir žinom, kad šie žodynai yra tikrai senstelėję ir kad jau ne visai atspindi šiuolaikinės tos kalbos, bendrinės kalbos ir tikrai žinom ir poreikį, kad vėlgi reikia atnaujinti šitos žodynus, bet vėlgi priežastis yra ta pati. Mūsų pajėgos yra labai labai mažos Lietuvoje, labai nedaug yra leksikografų likusių, bet ir tie, kurie yra likę, dirba prie bendrinės lietuvių kalbos žodyno. Bet galiu šiek tiek, galbūt paguosti, kad bendrinės lietuvių kalbos žodyne tikrai matėte veikiausiai
yra pateikta ten, kur įmanoma, pateikta įvairių sinonimų, antonimų, gausybė frazeologizmų ir šiuolaikinių frazeologizmų, kur galime surasti jau tokių, kurie jau yra tapę normomis ir panašiai. Tai, na, tiesiog, kol neturim kažkokių kitokių variantų, tai tikrai labai rekomenduoju naudotis bendrinės lietuvių kalbos žodynu. Ir dar matau, kad yra prie forumo prisijungusi mūsų kolegė, daktarė Danutė Liutkevičienė, vyriausioji žodyno, bendrinės lietuvių kalbos žodyno redaktorė, ir matau, kad kelia ranką, tai galbūt galėtų kažką pakomentuoti arba pridurti. Taip, laba diena. Mane girdite, ar ne? Tai aš tik noriu pasakyti, kad lietuvių etimologinių žodynų mes turim, tik jie nėra labai, kaip čia pasakius, labai neseniai išleisti. Tai 1965 metais yra išleistas Ernsto Frenkelio, vokiečio žodynas etimologinis, o 2007 metais yra išleistas Lenko Vojceko Smočinskio, bet irgi lietuvių kalbos etimologijos žodynas. Tai jeigu kas domitės, yra pakankamai ten paprasta susigaudyti, net ir tų kalbų nelabai mokant, nes tiesiog yra rodiklytės, nurodomi į kokius žodžius žiūrėt, kita vertus ir per kokius ten Google vertėjus galima susižiūrėti, jeigu kas domina. Tai aš tik tiek noriu pasakyti. Tik gal papildysiu Danutę, kad mes esame jau dabar labai įpratę naudotis elektroniniais žodynais ir turbūt visi tikimės, kad jie bus suskaitmeninti, bet kol kas ne, žodžiu, kol kas reikėtų keliauti į bibliotekas ir tokiu būdu ieškoti. Laimintai, jūs sakykite, ar kitomis kalbomis, iš kurių jums tenka versti, ar tenka jų naudotis etimologiniais žodynais, ar čia yra tokia situacija, kaip pastebėtumėte tik Lietuvoje, kad mes turime štai tokį monumentalų 20 tomų Būgos žodyną, bet etimologinio žodyno ne. Na taip, žinoma, tenka naudotis. Pavyzdžiui, anglų kalbos, tai čia tų etimologinių žodynų. Etimologinė informacija suteikiama ir kai kuriuose tiesiog aiškinamosiuose žodynuose. Dar norėčiau aš grįžti prie to, ką sakė Marius, tai iš tikrųjų su žuvėdra yra amžinas nesusipratimas. Nes pavyzdžiui, lietuviai pajūryje turbūt dažniausiai mato sidabrinį kirą ir jį vadina žuvėdra. Ir dar sovietmečiu buvo išleista tokia Richardo Bacho tokia apysaka Jonathanas Livingstonas žuvėdra. Tai irgi yra seagull, tai yra kiras. Bet čia yra dar problema tokia, kas gana keista, kad žodis žuvėdra yra skambus, jis tinka dainoms. O kiras, toks triukas žodis, jis ne visai, netoks patrauklus yra, tiesiog savo skambesiu. O dar turiu pasakyti, kaip čia dėl tų nevartotinų žodžių buvo kalbama. Aš jau neseniai konferencijoje Reda kalbėjau, kad kalbos politika labai liberalėja ir kalbos komisijos nuostatos, rekomendacijos irgi liberalėja, gal net per greitai, nes iš tikrųjų žodis gerbūvis dabar jau yra visiškai tinkamas ir vartotinas. Taip, tai kadangi jau paminėjote, aš kaip tik irgi norėjau grįžti prie Vilūnės rodytų duomenų ir tų ištraukų. Ir man tuo pačiu natūraliai kilo klausimas, ką ir Lauras pasakojo kalbėdama. Pavyzdžiui, Laura, kaip jūs manytumėte, ar tokiu atveju, kai vieši asmenys, politikai, ekspertai, kad ir pavartotų kažkokius svetimybės, anglicizmus ar kažką, bet jų auditorijos vis tiek supranta, ar tai geras komunikacinis ėjimas ar visgi ne? Ir štai turime Marių, kuris yra fantastinis pavyzdys mums, kad, nežinau, Marių, kaip laidoje, bet, pavyzdžiui, visi tie pasakojimai, aš kartais net nežiūriu, kas yra rodoma, nes man labai labai įdomu klausyti. Tai būtų tų žodžių įvairovė,
leidžia mums kaip tik žaisti tą kalbą ir ji tada tokia vaizdinga, kad tu galvoji, o čia šitas yra, kažin, norminis žodis, ar čia dar galime jį vartoti, ar ne. Aš pamenu, pati žinių radijoje vedžiau laidą, aš jūs įrašinėsiu apie viešąjį kalbėjimą ir pamenu, kad draugai, kuriuos galbūt net čia matau, parašydavo laišką, kuriame tam tikros pastabos yra, bet jos tokios geranoriškos, jos tokios, jos yra ne apie tokį, kad išgąsdinsiu tave ir tu nebenorėsi būti viešas asmuo, o priešingai, kad su sąlyga, kad jūs tai darysite toliau visą gyvenimą, ateityje pagalvokite, kaip vartojate tam tikrus žodžius, nes galbūt pats net nepastebite, jūsų redakcijoje galbūt apie tai nepasitarėma. Aš labai net ir Marius norėjau paklausti, kai laida yra ir ten tų, nežinau, įklimpus į kemsyną, neišsitraukia kaliošas, kaip norisi pasakyti, kokį žodį pavartoti, bet tai yra mūsų kalbos grožis. Taip. Taip, Rupužytė Rugienoje, aišku, kokį žodį. Ir jeigu leisite tuomet... Aha. Taip. Prašau. Tai nes man tuo pačiu dar kilo klausimas ir Vilūnei, kuris šitame kontekste lygiai taip pat susijęs. Jūs pateikėte, kad politikų kalboje daugiau vyrauja senesnės svetimybės, o popkultūros ir kultūros atstovų kalboje daugiau įvairūs tokie modernesni žodžiai, subendrinimai. Ar skiriate kontekstą, pavyzdžiui, ar nėra taip, kad natūraliai mes šnekamojoje kalboje netikėtai nepajausdami paprasčiausiai kartais pavartojame kažkokius išsireiškimus, kurie nebūtinai yra patys taisyklingiausi. Aš pats atkreipiau dėmesį, kalbėdama šiame forume, kad, pavyzdžiui, pasakiau, kalba eina, nors, kalba niekur pati neina, bet natūraliai tu tiesiog nepajauti kartais tokių dalykų. Ar čia yra kažkoks skirtumas, ar darote perskyrą šitoje vietoje? Taip, žinoma, skirtumas yra ir tam tikri influenceriai, tarkime, kalbėdami savo istorijuose, nebūtinai pagalvoja, kad tai taps straipsniu, o tai išeina į žiniasklaidą ir jų citatos su visa jų šnekamąja kalba patenka ir, būtų keista, jeigu politikas kalbėtų apie pampersus. Tai natūralu, kad tos tokios naujųjų tų vertinių ir svetimybių yra daugiau šnekamoji kalboj, o pramogų pasaulis dažniausiai per tai ir patenka į žiniasklaidą. Tuo tarpu politikai, jų kalbose fiksavome kitų senesnių tokių ir tai turbūt tiesiog jau yra jų kalboje įsišaknyje ir sunku būtų tą ištraukti. Iš kitos pusės nesinorėtų, kad šitas tyrimas taptų kažkokia gėdos lenta, kad šitaip šnekėti negalima, jie šneka, bet tiesiog buvo labai įdomu pasižiūrėti, pas ką daugiausia tų yra žodelių. Balsuoliai. Laura, prašau. Tomai, ar gali... Taip, aš labai norėčiau čia prisijungti, nes turiu be galo įdomų pavyzdį. Aš čia tokį verslą atstovaujant, ir dažniausiai verslas yra tai, su kuo dirbame, kaip jį žiniasklaidoje pamatyti. Verslas ėmėsi ir suprato, kad jei imasi negalios temos, iš vis nežino, kaip vadinti dalykus. Ir suprato, kad ne tik tai turi pasižiūrėti tuos, nepasakysiu tų žodžių, kad išvažiuoti galėtų žmogus negalę turintis ratukuose esantis, ne tik tai darbo vieta jam būtų sukurta, jie nežino, kaip kalbėti, jiem trūksta žodyno ir buvo taip įdomu, Delfi turėjau laidą Nematomi ir žmonės iš Telijos atėjo į redakciją pasidalinti informaciją, ką jie atrado kalbinę prasme apie tai, kaip mes vadiname tam tikras negalės turinčius žmonės, kaip apie juos kalbam. Ir jie pasakoja, kad ten Adomas sako, aš žiūriu filmą, žiūrėjau vakar filmą, jis pats taip sako, jis yra klasis. Pats nematantis sako, bet mes taip sakom. Ir Tomai, kaip tu sakai, kalba eina, bet jie taip sako, aš atėjau pas jus, sakom, tai kaip tu atėjai, tai tu ratukuose. Bet mes taip kalbam, sako. Ir tai buvo įdomu, kad verslas imasi iniciatyvos vartoti, žodžiu, taip, kaip tiktų bendruomeniai, kaip tiktų tam tikrai grupiai žmonių. Tai tiesiog norėjau pasidalinti, nes tai rodo,
kad mes galėtume būti žiniasklaidoje tokie, kokie esam, kaip šeimose vartojam, bet ne, jiems skauda ir jie nori būti tie kartais net pirmieji, kurie tai daro. Tai čia, manau, kad labai gražus pavyzdys. Ačiū labai ir man atrodo, čia ir taip pat lygiai rezonuoja, ką Vilma savo pranešime pasakojo apie tą kalbos jautrumą, kad iš esmės kartais tiesiog paprasčiausias atkreipimas dėmesio į tokius dalykus išmoko to supratingumo ir atjautimo. Vilma, gal turėtume tada irgi kažką pridėti? Ne, aš dar nepašnekėjau apie vieną temą žiniasklaidos, tos viešosios erdvės privatėjimo. Ir kito dalyko poveikio. Tai yra, neįsivaizduoju kokiam nors su gamta susijusią laidoje sterilios kalbos, nes to net ir nesiekiama. Tu kaip tik nori, kad tave išgirstų, tu vartojas tokią kalbą, kokia tau duota, tu žaidi kalbą ir panašiai. Aš įsivaizduoju, kad čia mes galime tik tai kalbėti apie informaciją. Tai yra žinios, kaip mes įsivaizduojam, tam BNS žinios, panorama, kur ta kalba jau artėja prie standartinės arba bent jau substandarto. O visa kita, taip, tai yra daug labai kalbama. Dar atsimenu, prieš 20 metų labai pasigėsta žodynuose šnekamosios kalbos žodžių. Jų tikrai dabar daugėja, jie keliami. Kiek reikėtų kelti? Aš esu girdėjus tokią nuomonę, kad bendrinės kalbos žodynas turėtų apimti visą leksiką. Tai čia aš jau truputį gal nesutikčiau, nes čia jau kažkas šneka, tai dėl to, kad taip, gerai, kai sudedama, sakykime, kad ir tų vulgarizmų, kažkokio žargono, slengo, bet kita vertus ne kiekvienam tai priimtina. Jeigu mes suvokiame, kad yra kažkokia pagarba negaliai, pagarba lyčiai, tai tada klausimas, kodėl mes nesuprantame to paprasčiausio kodo, kad ne kiekvieno amžiaus žmogus supras naująjį skolinį, arba ne kiekvieno amžiaus žmogus atvirkščiai supras tą senąją svetimybę, jaunimas. Kas mano dukras labiausiai erzino mokykloje, tai kalbos kultūros užduotys. Nes mes sėdėdavom, važiuodavom į universitetą ir jos man sakydavo ištaisyk, nes aš nesuprantu net prasmės šito sakinio. Va čia yra problema. Tai jeigu jau šita karta nesupranta, kas yra neužilgo, tai kaip jinai ištaisys tą klaidą, kuri yra kažkada buvo paskelbta didžiąja. Tai mes jau einam į kitą kartą ir visiškai aš pritariu, irgi su kolegom dėstytojais šneku, sako, yra dar skolinių vartojamas, jie vartojami tada, kai tau tiesiog užkrenta lietuviškas žodis. Tai tą kolegos pastebi ir savo šeimoje tarp jaunimo, nes tas žodis užkrenta, nes anglų kalba pradeda dominuoti ir net ir žinodama, yra tas žodis, jis yra aktyvios vartosenos, bet tu jį pamiršti dėl kitos kalbos įtakos. Tai čia tokių yra visokių psichologinių dalykų. O laidų šitų visų, ypač tokių, kur yra nuomonės laidos arba to dialogo kvietimo, aš jų nesterilizuočiau. Kaip tik ten turi būti kalba su tokia leksika, kokios jums reikia. O ten dar dėl tų visokių diminutyvų čia galima padiskutuoti, kai kas tai infantilumo irgi vengia. Žodžiu, sakoma, kad toks jau diminutyvų sukišimas į kalbą jis nėra geras. Tai ypač apie mamų kalbas šnekama, va čia ir logopedija minėjo. Tas suvaikėjimas, tu nori pereiti į vaiko kodą, bet jisai kaip tik jisai suvokti kaip priešiškumas jam gali atsirasti, nes mes visi sakome, kad mes protingi. Tai yra mūsų lygmenių, tai to vaiko lygmenių, jis yra protingas. Ir kai tu sakai, ten mažiuk, ten atnešk ir panašiai, vėl reikia pasirinkti kodą. O ten paskutinė ta mintis apie grožinės kalbos registrą, apie jį daug šnekėjo Sabaliauskaitė, apie individualų stilių, čia yra labai daug dar tų temų, kuriomis galima būtų diskutuoti. 53 eilučių sakinys, tai yra Kristinos Sabaliauskaitės individualusis stilius. Aš šiandien per redagavimo pratybas paklausiau, kaip kolegos mano. Tai yra diskusija. Vieni norėtų vis dėlto kažkokius teiginius skaidyti, kiti norėtų ilgo to tokio sakinio su įvairia informacija. Ir lygiai taip pat su žodžiais pasigėdo
pyko ant redaktorių, kad jie ištaisė istorizmus. Neįsivaizduoju ten tos situacijos, bandžiau suprasti archaizmus, bandžiau suprasti, kokiu archaizmu ten pritrūko. Bet taip, jeigu vaizduoji tą laikotarpį, tu vartoji savo leksiką, kitokią leksiką ir čia yra visai kiti dalykai. Žodžiu, poveikis ir kaip tu tą kalbą, ką tu tą kalbą nori pasakyti. Jeigu tu savo kažkokią mintį išreiški su neužilgo ar ten su kas čia kalba eina ir vartoji tu jį. Jeigu tau jas reikia, dėl kalba eina, aš galėčiau ten pamastyti ir ilgiau, lygiai taip pat ir dėl sekantis. Čia yra visokie metaforizacijos dalykai, ne vien skolinimo, bet čia jau kitą kartą. Ačiū, tikrai turbūt ta mintis, kad čia vaisinga diskusija be galo. Danutė, atleiskite, bet aš jau matau, kad mūsų forumo laikas iš esmės baigėsi, tai jeigu neprieštarausite, man atrodo, mes galėtume tęsti dar kelias valandas natūraliai, tai turbūt organizatoriam bus paskata galbūt šią temą ir išplėtoti, pratęsti dar kitą kartą. Nes, mūsų forumo klausimas iš esmės buvo, ar mes esame Mačernio žodžiais maža tauta su dideliu žodynu. Ir turbūt, kas tikrai pasimatė, kad žodyno ir galimybės kurti žodžius lietuvių kalboje mums ko tai tikrai netrūksta. Nes mes patys esame aktyvūs savo kalbos dalyviai ir turbūt siekiamybė yra, kad kiekvienas nebijotume kurti žodžių, prisidėti prie kalbos, džiaugtis tą savo kalbą, ką ir Marius turbūt puikiai parodė, kaip žodžiai, kurie nebūtinai atrodo kartais suprantami, bet jie puikiai perteikia situaciją ir tam tikrą įspūdį ir natūraliai kitiems tampa įtaigus ir nupasakojantys tai, kas galbūt savaime nėra aišku. Tai labai dėkoju visiems šito forumo dalyviams, kad prisijungėte, kad skyrėte savo laiką, pasidalijote savo mintimis. Tikrai labai ačiū jums visiems ir turbūt iki kitų kartų. Iki gero vakaro.